Gerai, labas vakaras, manau, puikiai žinot, ką reikia daryti, kai 3 vakaro herojai ateina ant scenos. Nebloga energija, nebloga pasitestavom, bet dabar darysim tokį rimtą užėjimą ir tuo metu Orijus darys nuotrauką, kad matytųsi labai daug energijos. Sakysiu, labas vakaras, jūs man parodot, kiek pasilgę šią vakarą esat. Labas vakaras! Puikiai. Puikiai, manau, nereikės trečio daryti, galim sėst. Orijus labai šiandien dokumentuoja viską. Tai esu aš, yra Benas, yra šio... Jungas, ne? Sveiki. Ir yra šio vakaro mūsų herojus, manau, visiems puikiai pažįstamas. Daug klaidų esate, manau, pražiūrėję jo kelionių, daug svajoja nukeliauti ten, kur jisai buvo. Puikus kelionių ir ne tik žurnalistas Orijus Gasanovas. Norėčiau dar plojimo jam. Ačiū. Labas vakaras visiems. Taip. Ir nežinau, atsidarom kaip visą laiką su svečiais šitoj vietoj, paprastų klausimų. Ką tau reiškia Nida? Ką turi apie Nidą savyje papasakot? Pirmas dalykas, kuris nuo vaikystės įstrigęs, kad turtingų žmonių miestas. Man tai visą laiką vaikystėje buvo kalama. Aš niekada nebuvau vaikystėje Nidoje ir pirmą kartą atvažiavau būdamas 19 metų turbūt. Kokios aplinkybės buvo? Nakvoti atsiuntė mane žiniasklaidos priemonė, kurioje dirbau, daryti reportažą. Ženijos kažkokie garsų žmonės, man reikėjo fotkinti ir parašyti apie tai. O nakvynė buvo apmokė? Ne, apmokė. Reikėjo grįžti iš karto į Vilnių. Galvau, kempingą. Nes aš laikraščių rašiau, o tada laikraščiai reikėdavo važiuoti redakciją, rašyti, vežti nuotraukas, juosteliai. Tai palauk, tai padarė reportažėlį, tada važiavau į studiją. Ne, į Vilnių važiavau. Ir buvo šeštadienis vestuvės, pirmadienio numeryje buvo straipsnis. Aš dirbau tada pirmam lietuviškam bulvariniam laikraštį, jis vadinosi Lietuvos žinios, o jo šūkis buvo kokia Lietuva, tokios ir žinios. Čia skamba ne kaip šūkis, o kaip komentaras, tiesiog po kokį nors straipsnį parašytas. Ir ten būdavo... Čia skamba, kai kažkas kažką labai blogai padaro, kaip autoservizį ar kažkur, žinai, vakarų pas Stanislavą. Tai ten apie tai ir buvo. Ir pirmasis jų plakatas buvo visoje Lietuvoje kabėdavo toks... Pirmasis toks trans pusiau kostiumuotas vyras, kuris darbė su kostiumu, o namuose vaikšto su suknelė. Čia buvo toks plakatas. Tiesiog klasikinis vyras aprengta moteris. Ir mes matome apie pasaulio pusės, kažkaip tai buvo irgi šūkis kitas. Gerai, ir koksai buvo įspūdis čia atvažiavus? Taip ir pasirodė, pateisino lūkesčius? Ne, man pasirodė, kad kaimas šiandien. Čia buvo ta bažnyčia, man atrodo, nauja jinai tuo metu buvo, aš atsimenu, kad rašiau, kad nauja bažnyčia. Nežinau, kelintais jinai pastatyta. Tai pasirodė, kad čia labai taip viskas. Po Palangos man kaip tik atrodė, kad Palanga yra Los Andželas, o Nida yra kažkoks kaimelis. O kaip dabar atrodo? Dabar irgi atrodo, kad kaimelis. Šiaip aš niekada nesuprantu, kodėl čia yra taip brangu, kai nakvynės vietos yra ypatingai žemo komforto. Dabar jau atsiranda, per pastaruosius 2-3 metus jau atsiranda, kažkas tengiasi, bet kai aš pirmus kartus nakvojau, arba man tai papuolė, arba tiesiog labai blogai. Blogiau negu Palangos močiučių nakvynės vietos. Atsimenu, šaltas dušas kažkoks buvo. Aš tą irgi būna pagalvoju, bet aš, pavyzdžiui, žinau, kad yra pora Nidui namelių, kurie iš išorės atrodo kaip seninos nameliai, bet jie viduje yra labai gerai įrengti, taip, nes ten kas turi turtingieji nusipirkę ir ten įsirengė. Taip, dabar nes. Aš šiandieną, pavyzdžiui, užsibukinau viešbučio kambarį, kuris buvo, tiesiog aš viešbučio ieškau, kad būtų su vone, ne pas žmonės, viešbučio, tai vienintelį kambarį radau, jis man kainavo 300 eurų kambarys, lygio tokio, vadinasi Spa Nida, čia šalia. Kambarys atrodo kaip už 80 eurų, šiaip pasaulyje tai ir kainuotų. Ispanijoje kur nors. Netgi Palangoje kainuotų 120-140. Nu, vienintelis, manau, faktorius tiesiog, kad maža vieta pasirinkimo, daug maža konkurencija, tai man belikiek. Nes aš praeinu, matau ten stovi kokie tikrai geri automobiliai prie ganėtinai seno namuką ir galvoju, kiek iš jūs realiai turit nuleisti savo standartus, tie žmonės, kurios mašinas vairuoja, kad čia tai Nidai pabūti, nes visiems... Prie mano viešbučio stovėjo dabar Tesla, Mercedes ir BMWs, aš nufatkinau tokie prabangus visi. Labai gerai pradėjom pokalbį, tiesiog sudirbdami vietą, į kurią žmonės čia visi atvažiavo. Ne, bet man patinka, man labai patinka, aš visada geriu ir kai reikia pareklamuoti Lietuvą, aš visada rodau Nidos... Aš nesu buvęs tuose visose kopose, žinokit, aš Nidos iš vis nepažįstu. Tai rodau tas nuotraukas, kurias rodo reklamos į Lietuvos. Nes tai atrodo truputį kaip ne Lietuva. Jo, atrodo labai prabangiai, gražu viskas. Bet kaip supratau, kur gyveni nerodai ten. Nu, šitas viešbutis tikrai geras, gražus, jaukus viešbutėlis. Ja. Bet aš taip vokiečiam kaip tik. Yra. Ir man dar labai keista vienas dalykas, kalbėjau čia netgi su vienu žmogum, kas čia Nidoje užsiema politiką, apie tai, kad pas mus niekur nėra dušų prie jūros. Ir aš negaliu... Čia visoje Lietuvoje tas... Jo, ir aš to negaliu suvokti, čia kaip Lietuvos mastu šito, nes sako man, kad kitur yra druskingas vanduo, čia netoks druskingas dėl to ne, bet, nu, come on, po jūros tikrai noris nusipraust. Noris tikrai. Visą laiką ir aš... Ir tualetų trūksta labai.
Jo, ir dar nežinau, kiek metų turi praeiti ir kiek investicijų pritraukti Lietuvos pajūris, kad gelbėtojai gautų pagaliau gerą mikrofoną ir garsiakalbį. Kad išeitų. Nes kaip pilotai kalba. Jo, nes niekas prasidėtų baliau, negalima maudytis, nieko baliau, kur neįmanoma suprasti. Aš prieš 2 savaitės buvau Nidoje, filmavau čia laidą ir sužinojau įdomų faktą. Nežinau, ar jūs žinojote, kad visų šitų gelbėtojų, kuriuos dabar matome, pradininkai buvo Arūnas ir Inga Valinskai. Jie būtent čia turėjo savo pirmąją jaunystę, buvo gelbėtojai ir Inga Valinskai, nes aš su ją filmavausi, sakė, kad jinai stebėdavo postę, kas vyksta jūroje ir galvodavo, kad tik nieko neatsitiktų, kad tik nereikėtų gelbėti. Aš nežinau, kaip dabar man iškart mintyse gelbėtojai lietuvišką versiją, tai va Baywatch'as. Man iškart atrodo taip ir atrodyti viskas. Man iškart mintyse yra dabar, kad dabar negelbėtojai vis tiek atkata 5% moka Valinskui. Vis dar, ne? Vis dar, kad galėtų veikti, tiesiog gelbėti žmonės. Už vieną išgelbėtą žmogų Valinskui 10 štukų eurų įkrenta į sąskaitą. Tiesiog taip yra. O, gerai, kaip šiaip kuo dabar gyveni Palangoje, tas cigauji? Jo, aš dabar gyvenu Palangoje nuo Liepos pradžios iki rugpjūčio 1 savaitės. Dar savaitę gyvensiu. Bet čia yra to toks kiekvienos vasaros tradicija, nes... Aš 12 metų leidžiu, nes dirbau radijui, prieš tai mūsų radijas buvo iškeliamas vasarą į Palangą ir aš taip pripratau ir tą ir darau. Bet aš netostogauju, aš persikraustau gyventi, iš Palangos dirbu ir visur, kur vaikštau, ieškau temų, apie ką rašau. Tai va būtent, aš manau, daugelį žmonių kartais klaidingai gali atrodyti, kad tavo gyvenimas vienos didelės atostogos. Kelionės, kelionės ir kelionės. O kiek tu realiai turi per metus tų tikrų atostogų? Tikrų atostogų aš vis neturiu niekada, nes aš esu freelanceris, aš nedirbu niekur, nesu įdarbintas oficialiai. Ir jeigu aš kažkurią savaitę nedirbsiu, staiga sakysiu, nu šiandien ilsiesiu, tai aš po mėnesio neturėsiu pajamų iš viso. Tai tokia vat. O iš darbo biržos gauni kažkiek? Ar? Ne, nes aš nesu įdarbintas niekur. Aš moku mokesčius, nežinau, niekada nesusidūriau, kažką tai gal gaučiau. Sveikatos draudimą tai gaunu, bet aš nesinaudoju. Aš vaikštu pas privačią gydytoją. Jo, sakai, moki mokesčius. Šiaip aš tikrai esu ne vieną kartą girdėjęs šitos tokį faktą. Kad moku mokesčius? Ne, kad esi tikrai ganėtinai išlaidus ir nesi taupus žmogus, ne? Kaip sekas metų gale su to mokesčio etapu susitaikyti? Tai dabar aš turiu žmogų, finansų direktorę, aš vadinu buhalterę, kuri tiesiog man neperveda pinigų, kuriuos reikės sumokėti valstybei, nes kitaip man visą laiką gaudavos vienoda pabaiga, kad... Markai klausykis. Aš klausau, aš labai dėl to ir renku. Liūdniausia buvo... O kaip tas žmogus vadinas, kur sakai kažką tau daro? Ai, reikėtų susiras gal. Pasidomėk, pasidomėk. Liūdniausia drama man buvo, neatsimenu, kurie metai čia buvo, bet, žodžiu, aš sėdžiu radijo eteryje, rytas, pirmadienis, man atrodo, skaitau žinias ir įkrenta žinutė, kad aš gavau atlyginimą, kad sumokėjau atlyginimą ir tada žiūriu, kad ten rašo sumą iš karto, kiek yra sąskaitoje, ten minus 12 000, atrodo. Yra buvo. Aš žiūriu ir man tiesiog negaliu skaityti teksto toliau, nes galvoju, kas čia darosi. Perskaičiau žinias, tada skambinau į tą mokesčių inspekciją ar į Sodrą ir tada paaiškėjo, kad nesumokėjau, man minusavo. Tai nuo tada aš pradėjau labai... Bet čia, manau, visų tokių mūsų amatų žmonių yra... Aš turiu draugų, kurie labai skaičiuoja ir jie mokesčius susimoka ir namus perka. Dirba tą patį, aš. O aš skundžiuosi visiems, kad mažai moka. Čia yra tikras talentas. Čia yra talentas. Leist pinigus, manau, kad va čia šitas dalykas, jeigu reiktų ieškoti, kas mūsų visus 3 vienė, tai... Aš irgi taip. Bet tu nesen tiek taupus. Aš netaupus. Tai aš sakau, bet tu negeri tiesiog. Mes tie, kas leidžiam, jo, tik aš negeriu, man šitas gal palengvina šiek tiek. Aš irgi nelabai. Irgi nelabai, bet... Gerai, tai kur pasireiškia tos laidos rūbai? Aš perku beleką, viską. Ir nežiūriu, o taigi kainas. Pirmiausia, tai man negalima eiti jokius ten dizainerių, kaip ne dizainerių, kaip būna mūgė kokia nors, žinot, kalėdinė, arba Palangoje, kažkokius rankdarbius parduoda muilus. Visko noris, ne? Ne, aš sutinku merginą kokią ten jis žiūri, aš čia pati dariau ir aš perku visus dalykus, nors man jau 100 metų nereikia. Taip, nes tu turi tą brožą, ne? Taip, nueinu į knygų mūgę, ten kažkokia leidėja, nei aš noriu ten tos knygos jos. Ir aš perku tada. Sako, aš jums padovanosiu, ne, sakau, nedovanosiu. Aš nenoriu, bet kiek kainuoja, ir aš tada perku. Ir daug labai atvejų, kai tai vyksta. Aš tiesiog kažkodėl. Kiek tarsi jautiesi, kad jeigu nenusipirksi, labai nuliūdinsi kitą žmogų. Ne, man atrodo, kad pas ją niekas neperka ir kad reikia pirkti. Nes jinai atvažiavo, jinai padarė produktą, pardavinėja ir reikia nupirkti. Čia kur pas jos tarpusai nebėra pasigirimas, kad Orijus pirko pas tave. Ne, čia 100 metų. Man svarbiausia, kad žmogus kažką uždirbtų. Bet tas yra pas tave, ne? Tu turi labai didelį empatiją žmonėms. Aš žinau, kad tu labai mėgsti sakyti žmonėms komplimentus, versijos gerai jaustis nori, kad žmonės aplink gerai jaustųsi. Taip. Per kur galvoji tai pasireiškia, kodėl šitas dalykas pas tave yra atsiradęs?
Aš nežinau, aš tiesiog matau pastovėje aplinkoje, socialiniuose tinkluose, realybėje, kad lietuviai, nežinau, šiaip pasaulį visam, čia nėra lietuvių bruožas, čia visam pasaulyje žmonės vieni kitus kritikuoja ir ieško visada prie ko prisiknys. Tai prie belio ko. Ta prasme, aš iš savo, pas mane mažai pakankamai to yra, bet iš savo socialinių tinklų aš matau, kad žmonės, pavyzdžiui, šį pirmadienį pas mane atėjo draugė su savo šeima, su savo mama, su savo sesė, su vaikais į kambarį, viešbučio kambarį, nusifotkinom ant sofos. Tas postas, kuris yra iš vis, tiesiog šeiminė fotkė, pavadinkim, jo ryčas buvo virš 100 000, vien toje, kad žmonės ėmė komentuoti, kas į viešbučio kambarį eina su batais, ten, kodėl kambarys sėdit su kepurė, tokius, tipo, tai visada galima prie kažko tai prisiknysti, tipo, kodėl mes dabar dviesi su šortais, nepagarba žiūrovui, galima kas nors interpretuoti taip, mes su kepurėm prie žmonės reikėtų nusimti kepurę, ten rašo tik žydai taip daro, bet manęs neklausia, ar žydas, gal žydas, visą laiką. Ne, bet tu turi graikiškų šaknų. Jo, bet koks skirtumas? Koks skirtumas? Noriu... Markas tokį šalį, bet tu turi graikiškų. Kaip noriu ir taip ir darau. Ir šiaip dažnai aš gaunu visokių tai tokių keistų kritikos momentų, kur, tipo, man tai jie niekur nelieka. No, ir nepergyvenu. Jo, bet įdomu, keista. Tiesiog matau, kad žmonės pastoviai taip, tai čia man, jie tai prašo svetimam žmogui. Tai įsivaizduokit, kiek gauna kolegos darbe, vieni kitus dėl kažko. Kiek krepšininkai gauna. Mokykloje, universitete, žodžiu, vieni kitus visai, jo, krepšininkai. Visose srityse žmonės vieni kitus mėgsta kaip nors... Patrauk per dantį, jo, kažkur. Ir man dėl to norisi būti tam, kuris... O nebūna, kad pradedi girti už tai, ką nereikia girti. Nes aš taip, pavyzdžiui, kartais atvirkščiai tiesiog darau, kai čia visi pyko ant krepšininkų, kad geria, aš galvoju, o aš pasidžiaugsiu, kad geria. Tai čia daro taip užkalnis dažnai, čia jo formulė yra girti, tai kas erzins visus, tai sukelia irgi ažiotažą. Tai kartais tai smagu būna tam tikrose situacijose kažką, tai jeigu visi peikia tą žmogų, kažkaip ar ne žmogų situaciją, kaip tik rasti joje kažkokį tai pliusą. O, pavyzdžiui, tau yra taip, kad netgi... Nes man, pavyzdžiui, tai buvo, čia aš manau, kad nuo auklėjimo priklauso dalykų, bet kur net, pavyzdžiui, tokius jau, kur tokius pasmerktus visuomenės, kur net paraštės yra žmonės, kad turi kažkokio tokio supratingumo ir supratimo, kad, jiems taip tiesiog galėjo. Aš kadangi dirbu su tokiais žmonėmis kaip žurnalistas, tai aš juos dažnai ginu kur nors. Tai ten prostitutės, benamiai, netgi emigrantus man tenka ginti. Šiaip emigrantų įvaizdis Lietuvoje, koks jisai buvo per laikas skirtingas. Kai aš mokiausi mokykloje, emigrantai buvo siekiamybė. Aš atsimenu, mano klasiokas Marius pasakė, kad jisai turi dėdę, kuris dirba Airijoje, turi autoservisą ir kad jis važiuos ten dirbti, tai čia man atrodė didžiausias gyvenimo pasiekimas. Tuo metu aš skaitydavau žurnalą Panelę, kuriame būdavo daug istorijų apie ten pomidorų skinikę, kuris susirado ispaną, ten dar kažkokių fotkės gražios, atrodė, kad wow, skinti mandarinus, pomidorus yra aukščiausias lygis, ką tu gali pasiekti gyvenime. Tai buvo tos laikas. Paskui ten visi emigravo per tą krizę dėl pinigų, tada prasidėjo kita banga, varimas ant emigrantų, kad kas emigravo, tai tie yra šalies didžiausi lochai, durniai ir taip toliau. Dabar jau tas emigrantų įvaizdis toks nusistovėjo kažkaip normalus visai. Tipo. Bet netgi laidos tas konceptas, pamenu, jums čia buvo, kad keitės pavadinimas. Keitės, kad tai buvo emigrantai. Paskui pasirodė ne emigrantai. Jo, nes kad Ale neskatinti emigracijos padarė. Čia Seime buvo daug, mes sukėlėm tipo, skandalų, pavadinkim. Mano kolegė darė reportažą apie vieną šiaulietį pensininką, kuris išėjęs į pensiją pardavė savo ten Šiaulių verslą ir persikraustė į Kanarus, į Tenerifę, nusipirko ten 2-3 namus ir gyvena. Ir Seime kažkoks Seimo narys kėlė klausimą, kad mūsų laida skatina pensininkų emigraciją. Ir kadangi tai visuomeninis transliuotojas. Taip, kad tai negali būti, okay. Taip, tai paskui ten darbo. Tai ta laida šiaip visada sulaukia irgi skirtingų nuomonių, nes tie, kas gyvena Lietuvoje, mus kaltina, kad mes skatiname emigraciją. Nors mes rodome skirtingas istorijas. Vienoje laidoje būna 3 istorijos ir būna gera, bloga, kažkokia vidutinė. Tuo tarpu emigrantai patys, kai važiuojam pas juos, jie sako, kodėl jūs rodot tik durnius, kodėl rodot vien tik tai, kai nesiseka žmonėms. Tai va, tai skirtingai, pastoja visi kažką tai ieško. O buvo, kad nuvažiavot ir negalėjot filmuoti, ta prasme, neišėjo to laidoje trenerių. Yra buvo, taip. Yra buvo. 3 kartus yra buvo. 3 kartus. Per 12 metų. Gali bent vieną prisiminti. Sakau, netiek ir daug čia. Jo, viena iš istorijų, tai aš supratau, kad susidūriau su mergina,
Šiaip labai iš keistų verslininkų esu kalbinęs, tai viena išėjo į eterį mergina, kuri užsiima fiktyviom santokom. Kai išėjo tą laidą į eterį, iš televizijos vadovybės net atėjo klausimas, ar mes nesumokėjom, kad čia meluotų, vaidintų, nes tipo, ar gali nusikaltėlis viešai prieš teliką pasakoti savo nusikaltimo istoriją. Tai gali, nes tai pasakoja, iš tikrųjų to užsiima, tai Londone gyvena mergina, kuri tiesiog tuokėsi su musulmonais iš įvairių šalių, kurios nėra Europos Sąjungos. Ir jinai tai papasakoja. Jo, papasakoja, ten vienas su kitu, su trečiu. Kad suprastumėte, su kuo kartais susiduriu, tai nėra psichiškai nesveiki žmonės, tai nėra, nežinau, kaip apibūdinti, tai yra žmogus, kuris gal neturi kažkokių tai socialinių įgūdžių, pavadinkime, nes filmuoji, užsegęs mikrofoną, interviu prieš tai tariesi, atvažiuoji su žmogum, filmuoji interviu ir po interviu žmogus sako, a tai čia kur, kas čia darys, čia ką mes darom? Sakau, čia interviu filmuojam. A, tai per televiziją rodys, sakau, tai per televiziją. O per kokią, kur X faktorių rodo? Sakau, ne. A, tada gerai. Sakau, kodėl? Nes tėvai žiūri tą televiziją, kur X faktorių rodo, o kitų nežiūri. Nežinau pavadinimo televizijos. Nežinau, 10 metų gyvena, jau viską pamiršo. Kaip ten tas žodis, kaip žodis tai, labas. Tai kartais būna tokie pašnekovai, kurie... O tos nusikaltėlės nepagavo po to? Aš nežinau, kaip viskas baigėsi, bet mes parodėm, kad tuo užsiima. Nes tik iš šovio atsiminiau istoriją, kur realiai buvo, kad vienas Italijos mafijos kažkoks narys slėpęs nuo policijos, išvažiavo iš Italijos, 20 metų gyveno kažkokiam Prancūzijos mažam kaimelį, jau pilnai įsigyvenęs, viskas tvarkoj buvo. Ir tada vietiniam laikraščiui davė tiesiog interviu apie savo geriausią pitos receptą. Ir suėmė, ne? Ir kitą dieną atvažiavo policijos pareigūnai. Tai mes rodėme labai panašią istoriją apie lietuvį, kaunietį, kuris priklausė tokiai, dabar neatsimenu, ten 2 grupuotės, tai gurkiniai, kamoliniai, kažkuria iš tų grupuočių. Jam yra išduotas Europos arešto orderis, bet jis gyvena Anglijoje ir ten turi asmens sargybinių firmą. Aš rodžiau istoriją irgi, kad Lietuvoje jis yra ieškomas, bet Anglijoje jisai savo laisvai gyvena. Čia lygiai taip pat, kai buvo garsi Neringos Venckienės istorija, tai lygiai taip pat, aš žinojau, kur jinai gyvena. Nuo pirmos kelionės į Čikagą, man tiesiog čia tokia moteris, kuri ten gėlėm užsiminėjo kažką, tai žodžiu, jinai priėmė, adresas toks ir toks, važiuokit. Aš kirpėjas ir gėlių pardavėjas, viską žinau. Aš girdėjau, kad tau 2 skambučius užtruko rasti Venckienę. Jo, bet, neskambins į policiją, aš žinau, kur Venckienės, man atrodo, išsiaiškint labai paprasta, skambink Čikagos bendruomenės pirmininkė ir jinai pasakys. Ne, tai tu ne Kaziolas. Bet tai ta istorija nepabaigiau apie Anglijoje, kur mes nerodėm jos, tai lygiai taip pat aš kalbinu tą paną ir tada aš suprantu, kad ten jos istorija šiaip dramatiška ir ta dramatiška linija būtų viskas gerai, bet tada jinai pradeda, sako, ką tu dirbi, šiaip iš ko tu pinigus uždirbi. Ir jinai įsijungia kažkokį appsą, Lietuvoje mes jo nelabai žinom, ne iš tų populiariųjų, kur jinai filmuojasi ir ten vyrai jai pinigus pervedinėja už ten visokius, jinai filmuoja, kaip jinai valgo, kaip jinai persirengia, kaip jinai dažosi jo. Ir ten, Ahmed, Afganistan, I like you, ten kažkokius siunčia. Įdomu, koks apsas. Čia jau yra stipru labai. O Lietuvoje einat įsiūst, ar? Ta, aš nežinau, kažką nemanau. Jeigu prisiminsi, kada prie progos, nėra čia galėsiu. Aš galėsiu duoti jos kontaktą, jinai Instagramą turi, populiarų labai. Tai va, ir tada jinai nusiveda mus į tokį namą, tėvai turi namą, kuri nuomoja kitiems emigrantams iš Lietuvos, sako, bet čia nefilmuokit, nes jie visi ieškomi policijos. Čia mašinų vagis, čia būtų vagis, sakau, gerai. Tai visi narvuose uždaryti. Tiesiog nusikaltėlių bendruomenių namai. Taip, tiesiog lietuviška nusikaltėlių bendruomenė. Tai tokių būna kartais, tai aš stengiuosi prieš keliaujant kažkur tai pas emigrantus jau išsiaiškinti, kiek įmanoma daugiau informacijos, bet kai nukeliauji, pamatai tikrai vaizdą. Bet daugiausiai nusikaltėlių jaučia Ispanijai, ne? Lietuvių. Ten yra tas pagrindinis nusikaltėlis narkotikų verslo, kur irgi, tipo, aš nežinau, čia visi žino, kad rusiškas yra voras zakonė, nežinau kaip lietuviškai. O jis žemėlis sėdėrina? Taip. Sergejus Bėglikas. Aš neatsimenu pavardės, bet įsivaizduok, aš filmuoju narkodilerius, čia tu pasakė, jeigu sėdėlis. Ne, linkėjimas, šiaip pažįstu. Šeimos draugas jau. Jo, jis iš Klaipėdos, ne? Jo.
Mano draugas draugavo su jo dukra. Žodžiu, filmuoju Peru, tos visus, kurie vežioja narkotikus, į visur trafikantai, kaip lietuviškai, narkodyleriai, ne? Mūlai. Taip. Ir vienas pasakoja, man jis tiesiog vardais pavardėm pasakoja, kas jį užsakė, sakau, jūs nepasakokit. Man nenoriu informacijos. Ne, ta prasme, aš negaliu viešinti šitų dalykų, tai jie ten atvirai pasakoja viską. Šiaip čia kita irgi labai įdomi istorija apie narkotikų visus. Bet tai tu realiai serčiausiai galbūt netgi to, ką yra leidę vaizdaug žurnalistai, kur realiai būna su tikrais nusikaltėliais kambariuose, kalbasi. Vaisas norėjo ateiti į Lietuvą, beje, ir aš tuo metu dirbau žurnale ir Vaiso atstovai iš Kanados buvo atskridę pas mus. Ko ieškojo? Atidarinėti Vaiso Lietuvos skyrių, jo. Ir kaip tai baigėsi? Ir jie norėjo samdyti mūsų komandą, bet ten labai viskas brangiai. Vaisas yra žurnalistika. Kaip jie apibūdinti? Aš manau, kad parašysiu, aš jam sakysiu, turiu žmogų viduj. Ja, Vaisas yra žurnalistika apie keistus dalykus, kurių nerodo BBC ir CNN. Tai rodo teroristų lyderius kalbina, narkotikų gamintojus kalbina. Prekyba žmonėm. Lietuvoje nėra populiarus šitas kanalas, tai reikia paaiškinti žmonėm. Jo, bet sakau, tai ta neemigrantų, tada mano daug tų įdomių personažų, ne, aš tikrai, mano vienas labiausiai įstrigęs yra, mes esame nužiūrėję, tas Sergejus, kur kepa čiaburėką. Čiaburėkai yra mano toks, manyje daug čiaburėkų yra, nes čiaburėkai mane lydi visada visur. Pavyzdžiui, mano pirmasis reelsas pasiekęs 1 milijoną peržiūrų prieš 2 savaitės yra apie čiaburėkus irgi. Nu, tavo apie čiaburėkus mūsų susigel. Aš. Bet 1 milijonas yra. Aš pagalvojau tą patį, tu darėjai apie tos didžiausius čiaburėkus Lietuvoje, ne? Buvo man kiek vis tiek lietuviai tokie faini ir paprasti žmonės yra, tu galvok verslo konceptą kokį nori, tu važiuok į užsienius. Tai čia visi draugai mano žvengia, sako, tu filmuok gražiausius pliažus, saulėlydžius, viešbučius, ten tiesiog hebra iškepė žiaur didelį čiaburėką, blėt, eilės, parodyk čiaburėką. Eilės rautų nesuvaldo. Nori hebra tiesiog čiaburėką iš vonios pavalgyti. Bet jūs neįsivaizduojat, kas kilo po to, tai kad ten čiaburėkų verslas paėjo, ten eilės to visą laiką, šiandien moteris kažkokia ten dėjo irgi daug istorijų, kaip jinai stovėjo eilėje, bet esmė ta, kad į mane ėmė kreiptis kažkokių mažų kioskų, kavinių, kažkokie savininkai, kiek kainuoja. Mes didesnį turim. Mes sumokėsim, ne, kad čia aš atvažiuočiau. Tai aš to neužsiimu, iškart sakau, dažnai komentaruose žmonės irgi rašo, suvalgė čiaburėką nemokamai ir čia reklamuoja. Tai aš susimokėjau už tą čiaburėką. Kiek kainavo? 8 eurai. Valgėt? Ne? Ne, bet žino, planuoja su šeima važiuos, jisai mama tėvus. Aš tai šiandien kaip tik mačiau reelsą, gal kažkoks pasipiktinės vyras buvo. Tai pasipiktinusiu daugybę. 2 valandas laukčia burėko, niekam nerekomenduoju. Tai kaip tokį didelį iškepė? Mačiau, čia TikTok'e šitas vaikštoje. Gal ne TikTok'e mačiau. Ir tada žmonės kaltina mane dažniausiai, bet kuriais atvejais, kai nuvažiuoju į viešbutį, kurį aš rodžiau, valgo kaviniai, kurioje aš valgau ir pavalgo blogai, arba pernakvoja blogai, visą laiką man rašo, tarsi tai būtų mano asmeninis verslas, kad aš atsakau už tuos dalykus. Ir tai jau pradėjau automatiškai biškai neapegražinti šnekėdamas. Ne, tai bet čia burėkus irgi man pastovi rašo, aš 2 valandas laukiu, kur tu čia mane atsiuntėjai. Atsiuntėjai. Dėl manęs. Neoriu, blėt, paskutinis kartas, kai važiuoju. Aš daugybę kartų esu sakęs, dėl manęs jūs niekada niekur nekeliaukit. Man iš viso, aš viešbučiams moku pinigus, aš moku restoranam pinigus. Tikrai dėl manęs niekur nekeliaukit. Vat būtent, galim laužyti dabar tą mitą, ne? Kad tavo kelionių laidos, sakai, net kartais į minusą eina, ar net dažniausiai. Absoliučiai. Mano principas, kai aš pradėjau šitą laidą daryti, savo kelionių laidą, tai buvo apie tai, kad aš nenoriu pirkti, kad... Ne, kad kažkokie viešbučiai susimoka ir mes tada važiuojam belė kur, belė ką rodom. Aš specialiai ieškau, kad būtų fainas tas viešbutis, arba kad būtų pigus, bet fainas, arba kad būtų brangus, bet ir spūdingas, arba kad būtų brangus ir šūdas irgi įdomu, kad būtų apie ką pasakoti. Ir aš moku pinigus tiem viešbučiam. Įmanoma būtų, kad aš jam rašau laišką, kad jie mane priima, bet tada tu įsipareigoji reklamuoti. Nesidaręs kaip Paršauskas, eina Tailandė, videoblogger Lietuvoje, videoblogger. Aš esu daręs taip, kad aš esu žurnalistas iš Lietuvos, man reikia viešbučio ne laidai, aš norėjau straipsnius parašyti, aš gyvenau geriausiame tais metais pasaulyje viešbutyje Japonijoje ir jisai tiesiog full booked yra ir man reikėjo blato, kad tiesiog aš ten galėčiau pernakvoti. Kažką turėjau išvaryti. Jo, tai mane priėmė ten. Kažkokį vieną žmogų išvarė. Bet tai yra, aš tikrai galiu suskaičiuoti keletą atvejų, kai aš gavau viešbučius nemokamai. Lietuvoje, kai mes filmuojam, tai verslininkai kategoriškai, jeigu pranešam, būna taip, kad aš užsibukinu per bookingą, atvažiuojam ir ten stovi šeimininkė su dovanų paketais, su kažkuriu žinote, kad čia mes pamačiau per bookingą, tipo, ir čia mūsų laukia. Tai ne savo vardu bookingą. Tai dabar jau aš esu priėmęs tokį taisyklę, kad mano kolegė bookina
ir atvažiuojam. Finansų direktorė gal, ne? Ne. Tai nesinori man įsipareigoti ir Lietuvoje labai sunku šiaip filmuoti, pasakoti apie kažkokias valgymo vietas, kadangi maža šalis, bet kokią kavinę ateini, šefai laukia nuomonės, ateina visas tymas, irgi geri žmonės, vėl man tas įsijungia, kad aš... Tai jeigu būna labai blogai, aš tiesiog niekur nededu ir... Aš norėjau sakyti, kad tau kaip empatiškam žmogui turėtų būti sunku pasakyti tą tokį skalmės. Bet labai dažnai tas... A tai tu irgi esi toks pat kaip aš, kur taip pavalgai žalią kepsnį ir taip sako, ar skanu buvo, puiku, ačiū. Taip. Bet čia žiauriai, čia yra blogiausia, ką gali restoranui. Čia blogiausia, ką gali padaryti. Aš suprantu, bet aš negaliu perlipti. Aš irgi negaliu. Ateina. Ko gal tada padavė? Paskutinius pinigus paėmėm paskolą, šeima paėmėm, atidarėm kavinę. Ar skanu? Aš sakau, gal reikėjo daugiau truputėlį pakepti. Bet sako, čia pas mus... Nieko tu nesupranti ir nueina. Nes sako, čia mūsų tokia taisyklė, čia esmė tokia. Sakau, daugybę kartų man yra taip sakė, čia kad jų toks užmanimas yra. Nusakau, gal aš nesuprantu tada. Darom restoraną, kur neįs žmonės. Darom restoraną. Tai irgi, ką aš rodau laidose arba prašau straipsniuose, jeigu dažnai nebūna tenais, kad man patiko arba kad labai gerai, tiesiog tai būna parodyta vieta, tai ir nereiškia, kad ten labai gerai. Jeigu parodžiau, tai nereiškia, kad aš labai rekomenduoju. Aš tiesiog rodau, kur aš nakvoju arba rodau, kur aš valgau. Bet aš tai manau, kad tiesiog turėtų aptarnaujantis personalas neklaus šitą klausimą. Ar skanu buvo? Nu, nes provokuoja, čia provokuojantis klausimas. Ar kam tu provokuoja, viskas tvarkoja, sėdim, va čia pavalgau, jau mokėsiu. O jeigu pasakytum, kad buvo neskanu, tai tu išgarsėtum kaip tas šlikštus komikas, kuris... Ir dar turėtum aiškintis, kodėl neskanu buvo. Nu. Taip, tokia... Ir tu neįrodysi, pato, jeigu ateis kažkas kitas ir jam bus skanu, tai tu sakys, va, ką tu čia nusišnekė. Skonių šiaip apskritai yra. Skanu, gražu, tai čia... Čia kaip aš vengiu tas klausimas, kur būna, kad mergina viena, kai buvom pasimatymę, klausė, o kas pas jūs skaniausia? Ir man viskas, man jau red flagas, aš nebegaliu. Taip, kaip tu gali tokio klausimą užduoti? Kaip kiekvienam žmogui tikriausiai skirtingi dalykai. Na, aš tai klausiu, kas pas jūs populiariausia, kas einamiausias patiekalas. Taip, tai šitas tai jau... Arba ko jūs ten galite pasigirti, gal būna, čia mūsų šefas jau ten, nežinau, tūno tartaro meistras. Bet aš tai visą klausiu, kas pas jūs pigiausia. Pigiausia? Nido ypač, nes čia neįmanoma. Jo, šiandieną už jautieną su bulvių košę mokėjau 21 ar 23 eurus. Tai čia dar pigiai prisukai. Čia tau kaip tavo nuolaida. Kur Nidai brangiausia vieta, pati brangiausia? Brangiausia? Toda tikrai brangiai. Nu, brangiai jo ten. Tai čia per... Bet labai... Bičiukas sėdi, ką tik iš Todas beveidų, tiesiog Toda brangiausia. Bet patenkinta mergina, už kokią patenkinta. Su merginos tėvais atvarė, reikia už viską mokėti. Planavau būti savaitę, rytoj namo važiuoju vis dėlto po Todas. O užkelt atgal nereikia mokėti, ne? Šiaip Nida brangu atkeliauti tikrai. Ja, šiam eurų vieni važiuoja. Jo, bet gerai, paplokit tie, kas esate Nidų ilgiau negu 3 dienas. Pilna. Tiesiog, jo, hebrytė. Kita bilietas kiam eurų bus. Bet pastebėjote tendenciją, tokia nauja tendencija, kuri socialiniuose tinkluose atsispindi, nežinau, ir mano draugo, bet mūsų daug bendrų draugų, jau keletą mačiau, kokius 3 postus, kad, tipo, Palanga man visada buvo šūdas, dabar Palanga, tipo, aplenkia kažkam Nidą. Aš irgi girdžiu, kad Palanga tokia savo renesansą išgyvena. Atsiranda ir tokių hipariškų vietelių ir taip toliau. Nes seniau Palanga ir sijo realiai, kad nelabai be basankės ir būdų iš tikrųjų ką veikti. O dabar tu gali prabūti savaitę laiko, ir vakar aš vakariniau su draugais, kurie gyvena New York'e ir jie praleidžia kiekvieną vasarą mėnesį pajūrį. Tai buvo praeitą savaitgalį Nidoje ant bangos. Sakė, pirmą kartą ant bangos buvo visiškai minusinis, tuščias, mes bandėm spręsti, mano draugas toksai, jisai naiviai geras, jis sako, žinai, čia gal dėl to zuikio, kad uždarė zuikio daržą, gal žmonės protestuoja, nevažiuoja į Nidą, sako, nemanau, žinok. Mes protestuojam, nebevalgysim ratų. Aš bandžiau aiškinti tai, kad jaunoji karta nebegeria alkoholio ir gal nesitūsina taip kaip... Tūsinasi tiesiog labai paprastai. Tas pats klubas organizuoja dar vieną festivalį, to ganėtinai jauną, tai Ole Festival, kuris 3 parke ir jis dabar tapo toks kaip kertinis. Ir aš manau, kad toks festivalis, kad ir jaunam žmogui yra brangus, tai visi renki vieną per vasarą. Aš manau, kad Nidui ten atvažiuoti bangą už žmogelių gaunas 1000 eurų. Ir svarbiausia, kad tas tai kontingentas yra toks, kurie tikrai skaičiuoja tos pinigus ir kurie čia jau atvažiuoja, susimoka ten ir tos nakvynės nepigios, bet tada jau jie ieško būdų, kaip staupyti, nebevalgo čia ir panašiai. Taip. Ir manau, kad visos imperijos griūna, tai ant bangos imperija leidžiasi, atsiras nauji festivaliai. Tiesiog, žinai, kaip ir Karklės kažkada praėjo dalykai. Aš manau, kad čia labiau, kad keičiasi. O kalbant apie festivalius, gerai, sakyk, ką darai.
man kaip Nidoje retai besilankančiam žmogui atrodo kaip tik, kad jinai labai tvarkosi ir čia atsiranda vis maisto prekių parduotuvė antra atsirado, jau čia didelis dalykas. Jau 30 metų laisvo Lietuvoje. Bet čia yra paradoksas, kad yra Aikos šopas, bet nėra veterinarijos. Nu tai va, bet atsiranda vis daugiau dalykų ir čia jau yra pliusas. Man atrodo, gerėja kaip tik ta Nida. Bet tie, kas buvo įpratę prie senų kažkokių vietelių, kas turi kažkokius prisiminimus. Tai taip, dėl to viskas ir vyksta, kad pyksta, kad greuna zuikio dažus, bet laikui bėgant žmonės pripras, kad... Bet aš dar noriu trumpai pasakyti, žiūrėkit, kad su Nidos kainom realiai, kai jūs einate į mūsų renginius, jūs taupot pinigus taip pat, tai... Nes jūs dabar kažkur leistumėte. Nevakariniavot brangios restoranuose. Dabar sėdit ir klausot ir jeigu paskaičiuojate, kiek kainuoja bilietas ir kiek išleidžiat visur kitur, tai žinokit, tiesiog aš tik tokį numetu faktą, jūs suviršinkit. Jo, čia apsauga netikrina, ar neštis butelį ar nesineša, tai žinai, irgi galit atsinešti kažką. Bet kalbant apie festivalius, ką tik buvai Tomorrowland'e. Taip. Taip? Kokia savaitgalį? Šį savaitgalį vyksta, Tomorrowland'as yra, kas irgi nežino, gal yra ir vyresnių žmonių, nors Tomorrowland'as yra ir vyresnių žmonių festivalis. Tomorrowland'as yra didžiausias pasaulyje šokių muzikos festivalis ir, sako, dar brangiausias pasaulyje muzikos festivalis, nes bilietus į jį išperka per pusvalandį, tipo, 400 000 bilietų, aš negaliu patikėti, kad taip būna. Ir dar įdomus faktai, kad tas festivalis... aš prieš keliaudamas ten maniau, kad tai yra narkomanų festivalis. Tai iš tenais grįžau visai kitą nuomonę. Labai daug vyresnių žmonių, vyresnių tai 60 plus. Jo, ir supratau, kad tie žmonės, kurie prieš 20 metų, nes dabar festivalį 20 metų, ar 25, 20. Bet jie gali būti narkomanai. Jie keliauja, jie gali būti narkomanai. Jo, bet ne, aš įsivaizdavau, kad tai bus tokie, kur socialinės tinkluose, kur kapoja viską ten su akiniais nuo saulės. Toks nenusakomas elgesys. Čia banga. Jo buvo mažai, aš bangoje niekada nebuvau. Tai va, tai normalų žmonės labai, kelis tik tai labai girtus mačiau, turiu vieną fotkę gerą padaręs, visa minė žmonių į didžiąją sceną ten groja tas Dimitri Vegas ir vienas žmogus apsikabinęs konteinerį vemė tuo metu. Gražiai. Čia gal ne girtas, jog muzika nepatiko. Galbūt, jo, galbūt. Tai labai mažai, palyginus su Lietuvos festivaliais, labai mažai girtų ir apsvaigusių žmonių ir šiaip labai aukšto lygio festivalis, prabangus restoranai festivalė, ko aš irgi pripratęs, kad beleką verda, ten pila per rankas, indėlius visokius ten kažkokie tai... Aš nežinau, kokius festivalius jau buvęs esnis. Nu, aš lietuviškas buvęs ir dar vyksta Vengrijoje toks Zyget festivalis, apie kurį būčiau nežinojęs, mane irgi išsiuntė padirbėti tenais, tai labai patiko tas festivalis Zyget, bet jisai paprastesnis, tai šitas Tomorrowland'as įspūdingas festivalis ir aš visą praėjusį savaitgalį jaučiausi, kad švenčiu naujus metus 3 dienas iš eilės, nes ten groja tas didžėjus, muzika nelabai mano, bet net nesmė ten. Vandens purslai, fontanai, tada saliutai, tada šokėjai kažkokie ten begalingas veiksmas, šou programa, kuri įspūdį palieka visam. Ir kaip ten to vakarėlio rutina kaip atrodė, pavyzdžiui, kur gyvenai, kaip ten savo viešbutyje, šiaip užknisantis dalykas ten, jeigu tu nepasirūpinai nakvynę festivalio teritorijoje, turi gyventi Antverpene arba Belgijoje, viskas vyksta, arba kažkur tai ten aplinkui, tai nuo viešbučio važiuoti valandą, tada atvažiuoji eiti pėsčia, į priekį dar netoli, bet atgal eini 1,5 valandos iki autobuso, kuris tave veža atgal. Viskas dar įdomus faktas, kad festivalis baigėsi, muzika išjungiama pirmą nakties, tai yra Belgijos įstatymai, tipo, aš įsivaizduoju, aš nesu bandęs jokių narkotikų, bet girdėjęs, kad kai kažką ten suvartoji, labai pradeda vilkti. Ir aš įsivaizduoju, kad žmogus kokį, ten, nežinau, ratus užsimetė, kokią dar ten gaidį pauostė. Ir jam pradeda veikti ir 1 valandą išjungia muziką, tai turėtų ta kelionė iki autobuso būti tokia... Nu, Markai, plačiau pakomentuok. Kas būna? Kiek laiko veikia? Ne, tai veikia, tai... Šiaip pas Beną yra laida, jis puikiai pasakoja, jis turi savo... Laida apie narkotikus? Jo, jis turi Laisvės TV kanale laidą, apie kur aiškina narkotikų poveikius. Taip. Labai keista, kaip Batsiuvys be batų veda laidą. Aš vesdavau, mano pirmoji laida... Aš turiu su ko konsultuoti. Mano pirmoji laida gyvenime, kurią aš vedžiau telikė, buvo apie narkotikus. Nu, tai va, mano irgi, ne telikė, internete, bet pirmoji. Bet tose festivalėse, aš manau, jeigu, sakai, vyresni žmonės ir tūsintai jie paskaičiuoja savo laikus, kada šaut kažko, kada praeis. Tikrai nėra bičiulių. Kiekvienas gali būti paskutinis kartas tiesiog. Įdomu, kad, pavyzdžiui, apsauga Tomorrowland'e specialiai netikrina mažyčių tašyčių, nežiūri dalykų, kur tu galėtum laisvai įsinešti. Mačiau tik tai vieną atvejį, kai žmogus ištraukė iš kelnaičių miltelius, šiaip nemačiau jokių
ten kažką labai tai... Taip, manau, kultūringai visi moka vartoti, tai nėra kažkoks, žinai, čia. Ne, tai sakau, jeigu jiems šiam 7 metų, tai jiems ten neišjungta muzika didžiausia problema. Išsijungti jie gali per amžius. Tai sakai, nesi toks tusovčikas. Bet visą gyvenimą koncentravais į savo... Kadangi nuo 13 metų dirbu žurnalistu, aš visus renginius, ten klubus, koncertus vaikštau nuo tų 13 metų. Ir aš visai toks... Aš nerandu ten, aš šokti mėgstu, bet man labiau patinka baro kultūra, tipo, groja muzika. Pabo tokio, ar baro? Nežinau, ne pabo, gal baro, kokia ten graži muzika, bet dabar Palangoje atsidarė toksai duonos fabrikas. Nebuvot? Aš stand-upinu, ten darau pasirodymus. Fainai tenais, tipo, groja muzika graži, visi geria kokteilius, bendrauja, tai va čia man labiau patinka, o ten, tipo, klubuose šokti... Aš net nestipriai. Bet man juokinga, nes esu to reportažų manęs ir iš tūsų, ir iš barų, ir man juokingas gal tas momentas ir iš tikrųjų išlaik man buvo labai juokinga matyti tave, kad tu neturi tos, bent kai dirbi prieš kamerą, neturi tos tokios socialinės gėdos, nes man labai būna juokinga. Aš įjungiu savo personažą. Jo, man labai būna juokinga, kur tu tiesiog vaikštai užsienyje, stovi koksai gatvės pirkėjais, nežinau, žuvį doroja ir tiesiog prieinijo, neperspės nieko. Nu ir va, čia vyras daro žuvį, kažką tu rodai į pirštais, jis tą žuvį tvarko, blė, toks žiūri, liukso kažką rodo, nesupranta. Tu kalbi minutę, 2 minutės kalbis, blė, nežino, ką tai toks prieinijo, very good. Ir numarai toliau, blė, ką tas žmogus, ateina žmogus, random kalba, blė, į pirštų parodo, tiesiog, good, very nice smell. Ne, nežinai, gal taip, su neperspėjimais, nes kai perspėjai žmonės kitaip elgia. Pradeda ten, arba pradeda pasakoti, ko man nereikia, tada mes gaištam laiką, ten tas turgos prekeivis pradeda jis ten rodyti kažką ir mes tiesiog gaištam laiką, kurio neturim labai daug. Tai būna tokiu atveju, kad ten restorane, jeigu perspėjai, ten būna vietų, kur draudžiama filmuoti, reikia gauti leidimą. Jei gauni leidimą, tada vėl prieina visi šefai. Vėl viskas gaištas, tada jie neleidžia užsisakyti, ką aš noriu, jie man pradeda nešti kažkokius patiekalus, aš nenoriu ten tų dalykų, viskas būna kitaip, dėl to mes filmuojam dažniausiai be jokio įspėjimo, dažnai būna, mes filmuojam už savo pinigus viešbutį, kurį iš esmės reklamuojam, Lietuvoje suprastu, kad reklamuojam ir netgi mano, kad aš gaunu pinigų gal nuo to viešbučio, iš tikrųjų tai aš sumoku jam ir dar viešbutis mus gaudo, kad mes nefilmuotume, tai čia daugybė atvejų tokių, kaip mes turgui, kai mes filmuojam slapta, tam, kad parodyti, o neperspėjom tik todėl, kad nenoriu aš visos, ten tada jeigu tu praneši viešbučiai, ateina marketingo moteriškė, jinai tave vedžioja po 5 skirtingų tipų kambarius, čia mūsų ekonomi, čia ekonomi su balkonu, čia kažkoks ten premium, ten dar kažkas, sakau, man reikia tik vieno kambario, parodykit vieną kambarį, niekada taip nebūna. Aš dar tokį triuką su korto moku, žiūrėk. Tai žodžiu, čia yra užburtas toks irgi ratas, kur nervina. Man dabar random klausimas atėjo į galvą, nežinau kodėl. Kiek tau kartų, kai keliavai, buvo koks nors užsienietis vyras parodęs lietuvaičių nuotraukas, taip sako, čia jų mergos. Daug kartų. Yra Nes man taip daug kartų buvo. Brazilijoje Lušnyne man yra parodę garsų Lietuvos kovotoją, kuris jau yra nušautas, parodė, kad jisai buvo jų narkotikų verchas. Jis tuo metu ir buvo gyvas, sakau, nerodykit man irgi. Jie pasakė? Jo, tiesiog sako, it's cocaine king. What the fuck? Bet ne kovotojas. Ką? Kovotojas, nu. Kovotojas buvo. Rodė kovotojas, Cocaine King. Nu, ten jo nuotraukos kabo Lušnyne, tiesiog kabo pa žmonės, nes jisai, tipo, nežinau, ten kažkaip jisai pasižymėjęs buvo, jis kaip herojus. Tai toks paskui yra buvę apie vieną Lietuvos garsią merginą. Jis sako, kad čia mano pagal užsakymą mergina yra toks buvęs. Nu, galim paspėlioti. Tai irgi sakau, žinokit, Lietuvoje jinai yra garsenybė, sakau, negalite. Man kiek susiaurėjo, ką tai? Tai galima būtų visą tai viešinti, bet... Sako, Lietuvoje jinai garsenybė, tas bičiukas čia nais irgi žinokit. Gal kokia Vasta Alentaitė galėtų būti? Čia vėl tavo. Iš mano lūpų išėjo. Tai yra būna tokių, kur pasako, kur nesitikėjau. Yra tokių visokių buvo, bet čia... Tiesiog Šimonytė rodo. Jaučiu tavo fotką rodys Tailandė, kada nors ir pasakas, ką ten pridarai. Tai, bet jo, tai būna, ne, kad Lietuva šiaip nėra... Kaip tu manai šiaip tiek pasaulio apkeliavęs? Lietuvoje žinomumas yra above average šiaip paprastų pasaulio šalių. Jo, ar supranti mano klausimą, ar Lietuva yra labiau atpažįstama, negu tu galvoji, ar labiau vidurkį viršyje, ar vis dėlto vis tiek sunku būna paaiškinti? Ne, toli nuo Lietuvos, tai
Lietuva nežinoma taip pat, kaip mes maišome Sloveniją, Slovakiją, visas Balkanų šalis, nesuprantam, kur kieno sostinė. Tai lygiai taip pat, pasakai, Lietuva, jeigu pasako, kad Ryga sostinė, tai čia yra labai geras dalykas, jau tikrai daug žino. Nes mes irgi, jeigu taip dabar random šaudytume ir sakyčiau, pasakykit Kosovo sostinė, pasakykit man ten Serbijos sostinė, tai žmonės maišytųsi. Aš sutinku, bet vis tiek, jeigu pasako, kad Lietuvos Ryga, tai jau galima užmesti bliuskę vieną. Faktas. Ne, aš giriu, iš kur jūs žinot, pirmiausia, įsivaizduok, Tailandė, šiknoji kažkokiam mažam miestelį, turgelį, sakau, aš iš Lithuanijos, jinai sako, Ryga, nu, tai čia yra labai daug. Aš tai labai prasišojau, kai dabar variau į Filipinus, gal nusipirksiu, Arvydą Sabonę Maikį, užsidėsiu, išeisiu. Pizė bus, karo, čia visi eisi, nes tai ką ši šalis. Galvos, kad tu Sabonė. Galvos, atpažinskis, kad bus conversation starteris tą Maikę. Žinai, kai vienas keliauja, gal išeis kokį nors ten ar ką šikštelį, ar barą su tą Maikę ir galbūt pavyks. Respektins visi tą. Ne, gal, užkalbins ir taip pradėsiu pokalbius kažko, žinai, čia bus lengviau pradėti pokalbį. Tai tiesiog galiu pasakyti, kad išmečiau 8 eurų iš jų išlydį. Niekas nepažino. Niekas nepažino. Amerikoje keliaujant su Sabonė Maikė tikrai būtum respekto gavęs, nes aš atsimenu seniai, pirmą kartą keliavau vakarinę pakrantį iš Sietlo į San Franciską. Ir daugybėje vietų mums sakydavo, ką žino apie Lietuvą, tai Sabonį. Vyresnį Sabonį. Jo, tas yra išlikęs Amerikoje. O pavyzdžiui, tu sutiktumai, kad reiktų pakeisti Lietuvos pavadinimą tarptautiniai rinkoje iš Lithuanija į Lituaniją? Manau, kad tiktų tas dalykas, jo, visai. Nes kažkaip dažniausiai taip įvardina. Jo, Lituanija. Okay, nes... Gerai, tada reikia skambinti. Tada... Jo, reikia kažkaip. Bet čia po pokalbio. Aš skambinu į tą kontorą. Parašus galime rinkti. Jo, sakė, Igoris leidžia, sakė, persaukti ir darysim tada. Tai gerai, tada turim sutikimą, viskas tvarko yra. Gerai, kiek mes esam padarę. Ok, turim pirmos dalies. Jūs sakėt, kad pirma dalis bus visai kitokia, bet čia mes pakeitėme. Ne, tai čia mes tik uždarėmą tą sakymą. Tai dabar tą ir... Jo, mes tik turėjome uždarėmą žaidimuką, šiaip mes tiesiog žinom, kad... Ačiū uždarėmą žaidimuką. Jo, bet esmė tave, kad... Prie tokio žmogaus kaip tavęs nereikia per daug ruoštis, nes vis tiek esi žurnalistas ir daug labai apkeliavęs ir jeigu pasiruoši būtent griežtai klausimus, tu nenuklysti kažkur įdomiau. Man kiekvieną kartą malonu klausyti Marko Atmazo, kodėl mes nesiruošiam. Vis laik suranda būdą paaiškinti, kodėl mes nesiruošiam. Ne, bet jeigu tau įdomu su žmogum kalbėti, kurį tu kalbini, nebūtina ten labai gilintis kažkokius biografinius dalykus, jeigu tu šiaip turi smalsių, paprastų klausimų. Taip. Aš jau galvoju, iš tikrųjų, tai mes abu sutarėm, kad norime. Blogiau šiaip būna, kai kažkokia žurnalistė ir žurnalistas pasiruošia anketinius kažkokius klausimus ir tas žmogus jau atsakė tau į tą klausimą, arba jis dabar pasakoja kažką baisiai įdomaus ir tas žurnalistas klausia kažką iš viso nei temą. Išlempas, nes pagal punktą eina, o auginat šunį ar katę? Tipo, kur iš viso... O tu paskui, ką žiauriausiai įdomiausia istorija. Taip, pačią įdomiausią istoriją. Iš Jordanijai ten pagrobtas buvau, žinai, tipo, gerai, pohui, o šuo ar katė? Aš kačiu ar šunų žmogus. Tai geriau įsijungti pokalbį tiesiog... Jo, tai... Gerai, bet šiaip dar vieną dalyką norėjau šiaip paklausti. Tu esi labai daug interviu padaręs ir esi žurnalistas. Kaip pats jauties dabar, kur esi žmogaus, iš kurio įma interviu vietoje? Ar tai tau patinka tokia pozicija, ar nepatinka? Aš dažnai interviu darau tokiu principu, kad mes kalbamės tiesiog ir paskui iš montaže palieku tik savo klausimus. Ir to žmogaus atsakymus. Ir tiesiog uždėti kitą klausimą. Ne, taip nedarau. Taip nedarau, nes taip, žmogui paprašiau atsipalaiduoti ir geriausiai žmogus kalba, kai jisai jaučia, kad jo pašnekovas, tai žurnalistas, tapatinasi su juo ir supranta jo istoriją, jaučia jį, tai tada žmogus labiausiai atsiveria ir... Bet vėl tu kalbi iš darbo, aš kalbu, kaip tu jauties būdamas apklausiamasis, ar tau patinka tokia apklausiamasis? Aš tiesiog labai mėgstu daug kalbėti ir manęs nereikia labai klausti, aš tiesiog pasakoju. Dėl to būsiu tas senukas, kuris poliklinikoje prisiknisa prie žmonių laukiančių pas gydytoją ir pasakoja, aš prieš 50 metų buvau žurnalistas, keliavau. Ir galvos Visi galvoja, man mokėjo, man nemokėjo. Aš pats galvodavau, kad man viešbučiai mokėjo, man nieks nemokėjo, aš mokėjau viešbučiam, dėl to dabar neturiu nieko. Ir žiūrėk, nukeli. Palangoju čia burėkai, blėt, o tokio dydžio. Būdavo o tokio. Tai aš tikrai būsiu tas žmogus, pamatysit. Paplavim. Gerai, tai einam prie to uždarimo žaidimuko ir čia irgi bus tikrai daug ką pakalbėti. Sakau šalies vadinimą ir tu kuo greičiau blitz principu turi pasakyti vieną, bet kokį žodį, bet kas tau šauna gal išgirdus to šalies vadinimą ir tada pasigilinsim kodėl. Tai gerai, pirmas mūsų kaimynai Lenkija. Pigu kažkodėl taip. Pigu? Aš sakau, kad Lenkija šiaip yra Europos Kinija, iš tikrųjų. Socioekonomika. Man šiaip Lenkija labai patinka ir buvo irgi įvaizdis
apie Lenkiją pas mus, kad tipo, Lenkija fuflo, viskas blogai, tipo, šiaip Lenkija yra pavyzdys. Man Varšuva... Čia tiesiog mūsų istoriškai tai buvo užprogramuotas tas konfliktas, bet čia net ne nuo mūsų priklausė čia. Mes su Benu esam kalbėję, sakėm, jeigu rusai puola ir lenkai sako, gerai, mes gelbėjom, bet prijungiam prie savęs. Davai, tinka, jebži, babži, aš viską, aš davai, važiuojam. Varšuva yra artimiausias pasaulinis didmiestis šalia mūsų Varšuva. Tikrai, ten nukeliauji, ten, nu, wow. Ir fulę pagaliau žaistume normaliai. Taip. Ja. Lenkija man patinka. Ir bebrų turėtume normaliai Lietuvoje. Bobar, kuriuo? Gerai, šiaip Lenkija girdėjau, tu negirdėjai kaip keliautojas, kad atsirado kažkoks pramoga dabar, kur čia, tėvų draugai nori varyti, kad yra žiūrų daug vienoje vietoje susijungusių. Ir yra dabar pramoga, kur gali katamaranų vos ne, kaip Graikijai plaukioti kiekvieną dieną visi kitą uostelį, ežerų tinklas sujungtas ir labai smagi pramoga, čia mano tėvų draugai dabar varyti. Tai nustebinai keliautojai? Jo, šiaip pasidomėk, įdomus atrodytų reportažas. Aš paskutinį kartą Lenkijoje buvau prieš mėnesį, tai buvau iš tam Krokovai. Aš suvalgos apsipirkau. Niekad nebuvo apsipirkti, bet aš šiaip apsipirkinėjau visose pasaulio šalyse, einu į vietinės Maximas ir perku visokius maisto produktus, kur tipo... Tai Latvijai smagiausia, nes vietinė Maxima. Maxima, jo. Estija irgi. Estija irgi, jo. Lenkijoje Maxima irgi turi savo kažką tai. Neatsimenu, kaip. Savo kažką tai tiesiog, savo ofisą. Ne, tinklą kažkokį. Gerai, kita šalis. Tailandas. She-mail. Nu, kodėl? Jo, tai kažkas buvo atsitikęs. Miestas, kaip vadinasi, Pataja, ne? Tai, nu tikrai, jisai nustebintų visus. Tai yra, jauties kaip zoologijos sodė, šiaip. Keista atmosfera labai. Hello, pretty boy. Jo, tai tikrai, prostitucija yra kitam lygmenį negu visur. Baisiausia prostitucija mano gyvenime buvo Kolumbijoje. Ten antihigieniška, viskas taip labai prastai atrodė, bet Tailandė buvo plačiausiai. Ten galėjai pasirinkti daug skirtingiausių variantų ir ten aš niekur nemačiau taip laisvai, nu, viskas, kad atrodytų parsidavinėjimas, vyrai, kurie nusiperka, vaikšto. Šiaip įdomu, kad... Čia kaip su pirkinių maišais. Jo, ten tikrai vaikšto su dviem. Su vežimėliu vežas. Įdomu tas, kad tikrai rusai, pavyzdžiui, kurie yra vieni homofobiškiausių pasaulio tautų, ar ne, tai jie ten vieni didžiausių pirkėjų yra. Bando, jo, tas merginas, vaikinus, kurie ten keičia lytį. Čia paradoksas, taip. Ir vaikus liberaliausiai auklėja rusai, taip, ką norite, vaikai daro bėgiojas. Jo, ir ten čia ir vokiečių, ir britų, lietuvių aš nesutikau, bet daug labai... Nesutikai, nes tave lietuvių atpažįsti, kur tu eini, lietuvius eina, aš, ble, iš Vokietijos dabar. Yra buvę ne kartą ir Lietuvoje, ir užsienyje, kad prie manęs prieina, prašo, kad nefilmuotume, nes vyras yra, pavyzdžiui, ne su žmona. Paskutinis atvejis toksai buvo Panevėžyje. Mes filmavome su grupe 8 kambarys, atėjome į restoraną, filmuoti restorano, ateinam, atsisėdam ir toks vyras rodo. Ir 8 kambario kažkuris iš narių sako, banditas? Sako, ne. Ir tada aš žiūriu, tokia gražia mergina sėdė. Aš taip žiūriu, galvoju, kodėl, kas atsitiko, tipo, kodėl. Tiesiog nefilmuokit manęs. Sakau, sakau, čia ne jūsų žmona. Jo. Bet atviras, normalu. Ja. Ir daugelis vyras pasipasakojo, plačiau jisai pasipasakojo, jis yra iš Klaipėdos atvažiavęs. Į Panevėžį, neramiai pabūti ir ten su kameromis. Aš jo pusėje. Kur bilėt važiuot? Kai jis pasakė, kad jo nerodyt, mes aišku nefilmavom jo, bet nėra tokio tikslo kažkam čia sugadinti gyvenimo, bet aš esu netyčia kelis kartus, gal vieną kartą ir nepagalvojau apie pasiekmes. Jo, vienas garsus renginių vedėjas Lietuvoje. Vėl Vaitekūnas kažką bus prisidirbęs. Dirbau žurnale ir atvažiavo šou daryti Vilniuje. Irgi ta pati tema, Tailandas ten, neatsimenu, ar pakeitus lytį ar ne, bet, nu, žodžiu, iš vyro į moterį. Procesą. Ir jinai sako, aš čia turiu meilužį ir man irgi rodo telefone fotkės, ir ten bučiuojas, ir ten sakau, taigi čia žinomas, tu, jis sako, taip. Ir aš palikau intervietą. Šiaip dabar nedėčiau, čia aš buvau labai jaunas ir tada palikau, dabar nedaryčiau. Pavyzdžiui, nebuvo minties, va tam, kur Panevėžį pasakytų tai žmonai, kas to yra, net pamoralizuot kažką. Ne. Bet kai jis jau pasakė tą dalyką, mes tiesiog klausėmės pokalbio, stebėjom kiekvieną detalę, nu, pavyzdžiui, bičias profesionaliai daro viską, pavyzdžiui, atsiskaitė grinais, ne kortelė. Jo, smart. Taip, bet čia ne tik dėl to, žinok, man rodos. Ja.
Gali būti ir kitų atveju. Šiaip lietuviai mėgsta labai grynus. Ir tai liūdna dar man šiek tiek. Garselis. Bet garsiukas geras. Gerai. Albanija. Liūdna, aš pabaigsiu, liūdna dėl to, kad aš neturiu niekaip kaip gauti juodų pinigų. Nes man visi moka tik tai baltais. Kažką pagalvos. Kaip tas vaikas, kurį kiemą neišleido, nežiūri, visi keša taško. Ne, aš girdžiu. Pirko būtą už grynus pinigus. Iš kur? Aš nesuprantu. Man nusigryninti limitą bankas meta, 1000 eurų negaliu nusigryninti. Čia netgi mano kolega Viktoras Balykov mašino ten norėjo pirkti leasingą ar kažkaip ir jis iš vienos sąsos į kitą norėjo perėsėsi gal 20 gabalų tipo. Ir jisai bando perėsėsi ir bankas kažkaip blokuoja. Jis rašo, aš noriu perėsėsi 200 eurų kitą sąsatą. O ką darysi, kur leisi? Viktoras rašo, čia mano pinigai. Taip, nu tai pašalna. Koks jis reikalas, Yra tas. Ja, ar po to kažkas tiesiog milijonus išsikešina online kazino prasukti. Gerai, Albanija. Ką tik buvau, Albanija yra mafija kažkodėl man, bet aš nesusiduriu ten su mafija, bet ten visi kalba, kad viskas mafija, viską valdo mafija. O, Lietuvoje taip pat kalba viskas. Bet mafija pas mus Landsbergį eina. Tiesiog per keltų ilgoji eilė stovi, čia mafija, blėt, čia dėl to tos eilės. Aš kur dabar buvau, ne, apie Landsbergius. Italijoje buvau, Albanija, ten buvo Vila Landsberg, norėjau ten pavalgyti, bet nedirbo. Tai apie Albaniją. Kaip ir tikri Landsbergiai. Albanija man patiko kaip paplūdimiai gražus tenais. Įdomi jos istorija, tai buvo ilgą laiką uždariausia Europos šalis, netgi lyginama su Šiaurės Koreja. Ten niekas negalėdavo atvykti iki 92 ar 3 metų. Paplūdimiai buvo karinė zona, nebuvo naudojami kaip deginimuisi, pležinimuisi, žmonės negalėjo patekti, ten buvo visur karinės bazės. Ir dabar jie bando sukurti infrastruktūrą turizmui. O sunku buvo, aš važiuosiu rugsėjo gale, savaitę laiko. Ten viskas šiek tiek gali erzinti, nes irgi tu moki daug kaip Nidoje ir gauni keistai ne iki galo taip, kaip turėtum gauti už tos pinigus. Šiaip nėra pigu, ne. Albanija nėra pigi šalis. Tuose kurortinėse miestuose sostinėje pigu, o pagrindiniuose kurortuose yra brangoka už geresnį viešbutį. Šiaip visur yra kažkokiu tai nedadarimų ir jie visada sako, it's Albanish. Nes sakau, kodėl čia taip, it's Albanish. Atkastas obolys. Bet jie labai stengiasi ir aš manau, kad po 5 kokių metų jie bus tikrai jau aukštesniam lygiui ir ten daug kas keliaus. Tai kas turi šaibų, investuokite į Albaniją, dabar pirkite nekilnojamą turtą. Ne, Nidoje Albanijoje pirkite. Nu. Gerai, Kataras. Visur draudžiama filmuoti, viskas draudžiama. Draudžiama. Laida nepavyko. Filmavom visur. Jau paskutinę dieną aš tiesiog rėkiau ant apsauginio, nes ten apsauginiai atvažiuoja iš Bangladešo ir kitų skurdžių šalių. Ir darbuotojai labai bijo nepaklusti savo menedžerio įsakymui, ten draudžia filmuoti, draudžia fotkinti. Ir mes visus viešbučius, viską, ką nufilmavom laidose apie Katarą, yra viskas nufilmuota nelegaliai. Nelegaliai, tai mes tiesiog gatvėje filmuojam, bet tai nėra legalu, nes turi gauti... Mes čia bandytą pasodinę esame nusikaltėliai. Ir dar blogiau, tose šalyse, jeigu tu gauni legaliai, tave lydi kažkokie ten departamento žmonės, tai man buvo Marokė. Ir Egipte lygiai tas pats, ten filmuoti su kamera kažkokius ten muziejus, kažkokias skulptūras negalima. Ir kaip nuvažiuoji kažkur su leidimu, ten mus lydėjo turizmo ministerijos kažkoks žmogus, jis rodo, kad čia viskas galima, tada jis sako, ne, čia pas mane kultūros ministerija. Tipo, ir mums vis tiek draudžia filmuoti. Tas žiauriai vargina dėl to, kaip tu manai, dėl ko, pavyzdžiui, negalim. Koks galėtų būti argumentas pagrindinis, kodėl jūs, aš suprantu, negalim filmuoti infrastruktūrinių svarbių objektų, ten uostai. Ne, tai mes nefilmuojam. Jo, bet šventykla, graži šventykla, koks jiems skirtumas, realiai, kaip tu manai, dėl kažko kyla tiesiog tas nenorėjimas filmuoti. Nes, tipo, arba leidi visiems, arba neleidi iš viso, taip, tu nesužiūrėsi. Ne, žmonės su telefonais, šiais laikais telefonas filmuoja lygiai taip pat kaip kamera, puikiai. Ir telefonus leidžia, taip. Telefonų galima filmuoti, ir jeigu mes norėtume tiesiog knystis daugiau prie montažo, mes galėtume filmuoti viską telefonu. Markai, čia man akyse mirks ar lempa mirks? Truputėlį lempa. Ir aš galvoju, man prasidėjo epilepsija. Tai dalykai turbūt yra daug karinių visokių, dėl karinių dalykų ir kitas šiaip visos kultūra. Ten Egipte labai svarbu yra, kas viršesnis vadovas, ten neleido, davė leidimą, nedavė, tai ten labai tas svarbu, kas ten... O pastebėjai šiaip taip in general tas toks
šiaurės ir pietų skirtumas, kaip, pietiečiai, kas nedadaryta ir taip toliau, tai kad pasižymė tos valstybės. Taip. Tiesiog apskritai visos bendrai. Bet tose valstybėse veikia... Benas įbandė lengvai rasizmą Tose valstybėse veikia pati lengviausia taisyklė, kuri Lietuvoje daug metų veikdavo jau man būnant žurnalistų. Tiesiog tu eini į puslapį ir randi kažkokią informaciją, kas viršininkas, sakai, ten Kestas leido, gerai, dirbi. Taip, dirbau, kaip tapau žurnalistų labai daug metų, Lietuvoje tai čia visur veikia. Ta prasme, netgi dabar veiktų paskambinus, pavyzdžiui, yra konfidenciali informacija apie kažkokį dalyką. Paskambini, čia šiaip nelegalu yra, aišku. Skambini ten, Makskvytis ten iš 6 VPK. Taip, sakau, ar būdintis yra? Taip, klausau, sakau, pasakykit man ten tą ir tą. Žurnalistai taip pasako, taip informaciją ir gauna dažnai. Ok. Gerai, padarom dar vieną šalį, dar turim 5, bet reikia padaryti pertraukėlę, nes manau nori žmonės tualetą ir pasipildyti taures ir padarysim su kitais likusiais 5, atsidarysim pirmą dalį. Kad neužstemnės, tikrai įdomiai kalbasi ir bet reikia duoti žmonėms ir pailsėti. Tai Pietų Korėja. Grožio industrija. Jo, tai šiaip Pietų Korėjos žmonės ir vaikinai ir merginos yra ypatingo. Šiaip aš ten lietuvę kalbinau, pusiau korėjietė, pusiau lietuvė ir klausiau, ką jie mano apie mus. Tai dažnai apie europiečius galvoja, kad mes nehigieniški. Nes mūsų veidas blizga, ten prakaito kažkokia dėmė, rūbai susilamdė kažkokie, tai čia viskas... Ir mane rodo. Ne. Barzdos netvarkytos. Tai jie žiūri mus kaip nelabai higieniškus, o šiaip jie be galo prisižiūri, visi ten darosi 16 metų, ten įprasta dovanoti kažkokią plastinę operaciją, visi ten darosi kažką tai. Tas buvo įdomiausia, yra grožio rajonai, kur ten visi kaukės veido perka, darosi irgi kažkokios tai tam tos visus, kur leidžiasi nuo raukšlių, tai ant kiekvieno kampo ir labai pigiai. Nežinau kokybės, bet Pietų Korėja, bet apie tai yra. Jeigu ką turėsim omeny. Šiaip įspūdinga šalis, manau, Lietuvoje nuvertinta, nes Pietų Korėja man paliko įspūdį. Politikai labai vertina tiesiog. Pietų Korėja? Pietų Korėja. Taip. Politikai? Taip. Kaip paaiškink dabar, ką čia? Ne, su Taivanu sumaišiau, atsiprašau. Pasakiau ir iš karto supratau, kad nusveigau. Tai Pietų Korėja verta aplankyti, įspūdį palieka ne mažiau nei Japonija. Japonija, aišku, didžiausias įspūdis, bet Pietų Korėja irgi labai įdomi, viskas ten kitaip, kitas pasaulis. Supratau. Gerai, pirma dalis susidaro štai taip. Pavlog dar buvo įdomu, noriu nuomonę iš jūsų. Šiaip klausysi žmonės. Per mažai bairių buvo iš jūsų. Jo. Ne. Turi daugiau bairių. Pada pyksta visi. Ne, tai kartais reikia mažiau juokauti, o daugiau diskutuoti ir įdomiai kalbėti, nes bairis turi būti geras, kad būtų geras bairis. Tai 15-20 minučių grįžtam į savo vietas ir pradėsim antrą dalį. Ačiū. Labas vakaras dar kartą. Gražu, mes grįžom. Pailsėjom kaip oriau, sakai, daug pažįstamų stikai čia. Daug, labai. Ačiū visiems, kas atėjot. Smagu matyti. O šiaip, kaip skaitai su pažįstamų ratą? Milžiniškas yra? Nėra, daug, kad... pažįstamų daug. O nesi tas žmogus, kurį vargina turėti tiek daug pažįstamų? Ne, man patinka labai. Patinka bendrauti? Aš visą laiką, mano draugus vargina būti šalia manęs, kai aš būnu... Nes vis reikia visų pakalbėti, pasisveikinti. Dalini save visur, ne? Man įdomu labai su visais pakalbėti. Vakar, vakar važiavom su draugu dviračiu. Ne, aš vedžiau dviratį, sėjo šalia manęs, tai buvo. Vėlgi, tas draugas iš New Yorko, apie kurį pasakau ir kalbėjom, kad mes esam panašus to, kad tipo, su visais žmonėmis galima rasti bendrą kalbą, reikia tiesiog truputėlį pakalbėti ir ar apie darbą gali kalbėti, ar apie kažkokią gyvenimo istoriją. Apie orus. Apie vėlėką, taip, su visais žmonėmis absoliučiai galima rasti pokalbį ilgą, 5 valandų. Gerai, bet tu skaitai save small talko, pavyzdžiui, gerų specialistų ar ne? Apie nieką, aš galiu kalbėti, bet nepatinka man. Nes aš bandau save pagauti, kad realiai labai stipriai reikia tobulinti small talkas. Šis žmonės išsimuša, jeigu paklausia, kaip jums sekasi, ir pradeda atsakinėti normaliai, nesakai, gerai, normaliai. Ir pradeda atsakinėti tikrai, tai žmonės išsimuša, nesuprantu, ką tu čia atsakinėjai, kodėl. Savo dieną pradėjo savaitę. Aš sakau, esu kažkur pasakos, labiausiai įsimušiau, kai nuvažiavau į Ameriką pirmą kartą ir nuo Amerikos kultūrų yra labai ypač kai haikiniai kažkur, prasilinkiu su amerikiečiai, sako, hey, how you doing? Ir nueina. Šiaip miške, šiaip priimta, čia yra etiketas miško. Taip. Jeigu gatvėje nesveikini su žmonėmis, bet jeigu eini miške ir eina vienas praeivis ar Lietuvoje ar Amerikoje, vis tiek privalai pasveikinti. Jo, man toks buvo Amerikoje ir aš nesupratau, kad čia hey, how you doing yra tiesiog, reikia pasakyti,
good ir viskas. Ir man būdavo poro momentų, kai sako, hey, how you doing? Ir aš, nothing good, bet jau nejaučiu. Tas žmogus jau nuėjęs, blėt. Man Dovilė sako, Markai, blėt, čia nieko nereikia atsakinėti. Aš jau pasakoju, kad čia sunku lipti, kad karšta, tipo, kad kažką... Taip, blėt, nereikia atsakinėti, seniai, ramiai, taip, žinai. Bet jeigu tokia situacija, kad aš matau, kad žmogus paklausė, manęs jam neįdomu, aš tada prisikniusiu prie žmogaus. Specialiai rodau, nu ką jis čia, tipo, mane pakalbino ir jam neįdomu. Čia jau tavo empatija dingsta. Ja. Taip, gerai, greit pabaigti žaidimuką, nes labai įdomiai įsiviniojus, iš tikrųjų apie kiekvieną šalį turi tam tikras įdomias Buvo neįdomu, nes 4 kėdės negrįžo atgal. Ja, greičiausiai. Jeigu mažėja žmonių, reiškia, čia tik statistika. Ja. Gerai, kita šalis pasiruošęs? Bahreinas. Nuobodu. Kodėl? Bahreinas yra labai maža šalis, kuri norėtų būti kažkas panašaus į Katarą ir Emiratus, bet iš tikrųjų yra šalis, kurioje stovi vienas labai prabangus viešbutis, aplinkui yra kažkokia padaryta marina, promenada, kur iš vis nėra turistų, nes nėra ten turistų šaly. Kai atvyksti oro uoste, visur visi klausinėja, ką tu čia atvykai daryti, kodėl tu atvykai. Nes Bahreinas gyvena iš to, kad Bahreinas yra mažytė salos valstybėlė tame visame arabų regione ir ten savaitgaliais atvyksta tiesiog žmonės iš šito arabų Emiratų. Ne. Saudarabijos atvyksta gerti ir mylėtis. Aš nežinau, čia jūs nesikeikite, aš nesakai žodį pistis, bet gal čia net... Galima. Tai čia reiškia, tu to krašto Panevėžys. Jo, ir ten tas ir vyksta. Viešbučiai penktadienį, šeštadienį yra užbukinti, nes visi geria ir duodasi viešbučio kambariuose, prisikviečiama daug visokių pasileidusių merginų, barai ir apie tai... Ir čia nuobodu, tai va? Ne, nu bet aš laukiu tos dalies, kur apie nuobodu. Ne, bet viskas ten ne jums yra. Ten yra žmonėms iš turtingų šalių. Tada nuobodu. Jūs ten būtumėt už stafą laikomi. Supratau. Ja, atneš prezervatyvų, atneš butelį. Gal taip ir prasidėtų. Hey, you ping here, guy, come on. Bet neaišku, kaip pasibaigti. Negautumėt panaudoti nieko. O tai gal kažkas panašus kaip Makao yra Kinija? Aš Makao nebuvęs. Bet Makao daug įspūdingiau atrodo. Mačiau kažkokį TikToką tiesiog. Atrodo įspūdingai, ja. Nebuvau. Žodžiu, nuo šiol Panevėžys nebe Čikaga, o Bahreinas. Bahreinas yra. Šiaip Panevėžys visiškai keičiasi, atgyja, nes prieš 5-6 metus Panevėžys atrodė labai liūdna. Atrodė, kad liko žmonės virš 50. Nu, ant kiek dabar linksma? Ne, dabar pirmiausia, Panevėžyje atsidarė žiauriai kietas muziejus, pagal modernumą ir... Kol kas Bahreinas. Kietumą jis yra vienas iš top Lietuvoje, tai tas dalykas, ten trūksta dar gerų viešbučių, daug valgymo vietų naujų atsidaro, tai Panevėžys visiškai... Man Panevėžys atsinaujint, kai nugriaus tą seną viešbutį savo miesto aikštį, kur bandė kažkokius... Arba jį galėtų duoti jauniem menininkam. Bandė kažkokius 3 paveikslus pakabino. Ta vieta baisiai, bet šiaip aš filmuoju projektą po Lietuvą kelionių ir galiu pasakyti, kad grįžę emigrantai į Lietuvą keičia Lietuvą labai į gerą. Jie atidaro už savo uždirbtus užsienį pinigus fainus restoranus, fainus viešbučius, kažkokias pramogas daro, kur tipo, į Vilnių iki mūsų nedaina. Ir klaipėdiečiai turi kur varyti su meilužėm. Ja, būtent. Ja, meilužės geros, karštus grįžta. Gerai, kita šalis Ja. Nėra toks tolimas kraštas nuo prie tos šalies, tai yra Jordanija. Jordanijoje aš niekada nebuvau, bet... Puikiai padirbėjai, Markai. Dėkui. Ai, čia turi būti, kur aš buvęs, ne? Nu, tai logiška būtų. Markas sako, kad tu visur buvai. Ne, daug kas taip galvoja. Jis priėmė kaip duotybė. Ne, kažkodėl, jo, realiai, šiaip žiūrėjau maždaug pagal kurias jis buvęs, bet primečiau, kad nuo Jordanijai, Petroj tikrai turėjai būti, bet nebuvai. Mano draugai buvo, sakė, kad ten yra faina ir kad ten, tipo, jeigu tu su pana būtum tenais, tokia istorija lietuviams draugams nutiko, jisai su drauge ir vietiniai bičiai kabina tą paną ir, tipo, sako, čia aš su ją, sako, aš geresnis, tipo, į akis taip sako, tai čia man tas įdomu. Ok, bičiukas, Jordanija geresnis už lietuvių kažkam jau. Čia reikia žiūrėti pakalbėti su jais. Alfa kursus. Tipo, tavo paną kabina atvirai tau į akis ir, tipo, nieko čia tokio. Nu jo, tai čia ne Jordanija, čia jau Jordanija, gal, nes tikrai jau čia. Kaip Michaelai Jordanai visi juda. Žinai, kaip sako, vartai irgi vartininką turi, bet į vartai mušt galima. Taip, taip. Le, čia tavo gyvenimo moto, moros, nes tau tiek įėnių rašo, blėt, kad aš... Yeah. Man jau, jeigu Benas rodo pavardę, kad mergautinė jam rašo, ką tu čia, neįdomu, kaip tu čia... Jo, vyrai džiuoja, jis o mergų diemus, su ko Benas šatina. Gerai, tada kita šalis. Benas irgi galės prisijungti, tai Indija. Įspūdinga.
Žodis toks įspūdinga. Ar triedėjai? Ne. Aš kažkaip Nepatyrė Indijos. Reiks grįžti dar kartą. Ne, Benas sakė, vežęs kokį 60 protein barsų, tiesiog, kad nereikėtų ten. Jis jam proteiną, batonėlių gyvas buvo. Valgiam viską mes ten. Nebuvo. Indija nustebina stipriai visus viską mačiusius, neįmanoma nenustebti Indijoje, tikrai. Tas. Dalykai, kur skurdas yra kitam lygmenį ir kontrastai yra visiškai kitam lygmenį. Tipo, iš oro uostų išvažiuoja teritorijos, motinos su kūdikiais gatvėje ant kelio, kur ten kažkokios bėga upė, srutų, ten guli žmonės miega, tipo, nieks nepergyvena, tiesiog yra normalus. Bet jeigu karvei kažkas atsitinka, tai visas kaimelis ant kojų. Realiai mačiau, tipo, žmonės ten leisgyviai, tipo, guli, visi ten, kaip sako, vaikai ten su motinomis ir tiesiog kasdienybė. Ir ta viena karvė prigulė ir dūsavo. Tai visas kaimas susirinko žiūrėt, kas karviai nutik. Aš kaip pamačiau dramblį. Karvė čia karšta. Oi, vyrai. Kai pamačiau dramblį tarp automobilių autostradoje, aš galvojau, man tikrai gliūčina, nes aš taip persisukau, sakau, ten dramblys, tam taksistų sako, jo. Tai Džaipūrio mieste yra normalu, drambliai transporto priemonė. Okay. Ten viskas keista kitaip. Aš mielai ten grįžčiau, man buvo labai įdomu. Tikrai nerekomenduočiau. Gal Mikaitis važiuos neužilgo? Ar fainas tas Mikaitis? Pažiūrėsi. Įsitikinsi. Aš nepažįstu jo, bet... Susipažinsi. Aš irgi nepažįstu. Tu nuvažiuok ir tada susiesim, pakalbėsim. Tada turėsim dvi medalį. Ką čia vienos pusės dabar medalį turim. Tai Indija įspūdinga šalis, bet turi norėti turėti nuotykių, nes ten nuotykių šalis. Ten nėra taip, kad tu ilsiesiesi. Ten yra daug gerų viešbučių, baseinų gerų, bet ten ne apie tai nesąmonė. O tau nebuvo minčių, kad kai tiesiog, aš kaip buvau man visą laiką, tą mėnesį, kai ten keliavau, man sukos apie tai, kad tiesiog yra tam tikras kiekis žmonių, sistemos nebelieka tiesiog. Jis būna sistemos iliuzija. Ir man tai erzindavo ne tai, kad nėra sistemos, nes tu jau supratai per pirmą savaitę, kad čia nebus taip, kaip tau pasakys, kad turi būti. Bet kad jie sukuria tą iliuziją sistemos, kad jie tarsi tau sukuria iliuziją, kad va čia gali susitart kažką, gali... Jo, jie pagal save, tai jie turi sistemą savo kažkokią, kurių mes nesuprantam. Taip. Ko mes nesuprantam, bet jie ten visiškai tvarkingai jaučiasi, kad viskas čia labai sutvarkyta. Ten tas yra toks bejėgiškumo jausmas, aišku, čia dar priklauso, jeigu tiesiog ten keliauja, tai kas kita, bet ten, kai tau reikia tiesiogiai kažko iš tų žmonių, tai tiesiog jauties bejėgis su savo visais kontaktais, su savo visom pažintim, su savo visais pinigais, ką tu turi, nes tu nieko negali tiesiog pakeisti. Man labai padėjo toks dalykas Instagrame, man parašė lietuvė, kuri gyvena Mumbajuje, jinai yra pasiturinčios šeimos moteriškė, kuri turi darbuotojų ir jinai man davė savo vairuotoją. Ir tas žmogus man labai padėjo, jis visur vežiojo, viską užkalbėjo, tai jo dėka mes daug ką gavome, ko kitaip negautume. Čia yra šitaip geras dalykas, aš turėjau vieną klausimą, gal galima ir prie jo ir pereiti, nes irgi kiek esu keliavęs, visą laiką yra vietinis bičiukas, moteris, nesvarbu, bet kur viskas su tau suderins, kur gaudas viską, kur greitai ir tu tokių tikrai esi sutikęs per gyvenimą daug. Aš turiu tokį visų reikalų tvarkytojų. Ja, visų, būtent, labai geriausiai buvo tas Pulp Fiction filmas legendinis ir ten buvo Vincas problemų tvarkytojas, kuris atvažiavo ir ten po žmogžudystės viską sutvarkė. Tai va, tai yra toks, kiekvienas miestelis, kiekvienas kurortas tokį turi ir tikrai tokių labai daug. Bet čia tuose keistose šalyse, Europai nereikia tokių. Europai tiesiog vairuotojai. Bet jie irgi, taksistai, jo. Bet jie irgi gali kažką ten išspręsti, bet jo, labiau aišku, tokiose šalyse, kur jau reikia to. Geriau, tai... Norėjau paklausti, gal turi kažkokį įsiminusi vieną ar kelis, apie kurį papasakot norėtum. Jie man rašo nuolatos, hello friend, kada vėl grįši. Kai kurios žmonės aš nusinčiu, pas tos žmonės jie tvarko, jiem padeda tvarkyti. Pavyzdžiui, Katlerį esu suvedęs, Marokė ar Egipte, jo, Kaire. Katleris buvo pas mano tokį reikalų tvarkytoją, patenkintas liko. Šiaip aš su jais palaikau ryšį ir jie tokie, aš įsirinkau, žinok, normalius žmonės, patikimi. Per koroną, pavyzdžiui, ten vienas, jeigu ne jisai, aš nebūčiau išskridęs, nes reikėjo ten tyrimą pasidaryti naktį, nieks nedirba, tai jis man rado, kur gali padaryti testą, kad aš nesirgu naktį, ten skrydis 6 ryto, 2 nakties man testą darė. Tai jaučiu su Photoshop'u testą darė. Tai jo, šiaip... Koronos metu tai buvo tokių situacijų, kur, tipo, matai, kad čia absurdas yra, kur, tipo, priliečia prie nosies, tipo, negativ. Važiuoja mane. Yeah. O tai buvo
Bet vis tiek tokia situacija, kur aš galvoju, kad viskas šikna, nieko nebepadarysi, bet atsiranda žmogus. Keiščiausia būna, kai aš esu samdęs keliose šalyse asmens sargybinius, nes visi prigazina, kad reikės. Tik vienas iš tokių vietų yra Nairobis, Kenijos sostinė. Nu tai aš kadangi mėgstu eiti, aš visada susirandu, tipo, pavojingiausia miesto vieta, blogiausias rajonas, einam, tai asmens sargybinis atsilieka ten, nežinau, per 10 metrų ir toksai, tipo, aš jį turiu saugoti. Tai su asmens sargybiniais atsargiai rinkit rekomendacijas, nes gali būti negerai. Neįsivaizduoju, kaip reikia. Pavyzdžiui, irgi kairė tam pačiam, nuvarėm į šiukšlių miestą, yra toks šiukšlynas, žmonės gyvena tarp šiukšlių. Tai irgi tas mūsų sargybinis, tipo, aš ten neįsiu, aš jums nepadariu ten eiti. Bet taigi tu pats savartinėsi gyvenęs. Kur? Savartinė. Savartinė, taip, bet... O kuriam, kur? Lietuvoje, ne Egipte. Egipte primink šitą istoriją, kas buvo su Lietuvos? Ne, žurnalistinis tyrimas, aš kadangi pradėjau žurnalistų dirbti labai jaunas, tai aš darydavau viską keiščiausia, mes esam ten persirenginėję. Džipsiais, romais, čigonais. Sorry, pasakysim, nebuvo labai sunku tau įeiti. Jo, nesunku, šitas sunku. Tai dėl to aš ir dariau tą. Mes darėm tyrimą, ar tiesiog čigonų šeima gali išsinuomoti viešbučio kambarį Vilniuje viešbutyje. Nepriėmė nei vieną. Okay. Mes jiem normalius viešbučius nepriėmė. Ir su babkėm jie. Su grinais, be paso. Ir tada turėjai grinų. Savartinė irgi taip pat mes darėm tyrimą, ką reiškia gyventi savartinę. Kiek laiko pragyvenai? Vieną naktį, vieną dieną. Neilgai. Bet nu ir kaip sekės? Buvo kažkokių kaimynų? Aš buvau tada taip užsidegęs tuos visus tyrimus daryti, aš prašiau man, kad vieną dieną į kalėjimą pasodintų, tipo į normalią koloniją uždarytų, kad aprašyčiau iš vidaus. Bet žinok, čia yra būdų. Taip. Bet jo, būdų yra, bet aš norėjau taip, infiltruotas būti, bet aš manau, dabar aš suprantu, tada aš buvau, nežinau, ten... labai jaunas į nepilnamečius Kauno koloniją. Va, aš buvau nepilnametis, 16-17 metų buvau. Aš manau, kad neįleido, ten aišku man atsakymą davė kažkokį, bet neįleido tai, kad aš neparodyčiau, ką iš vidaus apsauginiai tą daro. Arba, kad, man atrodo, tai yra kita tema dar. Arba, kad neišgyventum tas. Nu, arba patiktų, aš pasilieku, blegi. Bet esu lankęs beveik visus Lietuvos kalėjimus. Baisiausia atmosfera yra moterų kalėjime. Šiaip čia pasakytų bet kas jums, moterų kalėjimai nuo vyrų skiriasi savo psichologinė atmosfera ir net patys apsauginiai sako. Vyrų kalėjime tu gauni į snukį, gauni kažkur tai, ten pamuša truputėlį ir tu viskas gerai. Moterų kalėjime tave suėda psichologiškai. Visai kaip namuose. Tave sužlugdo. Ten yra verkės. O kiek vyrų moterų kalėjime gyvena kiekvieną dieną? Moterų kalėjime beje irgi yra tikrai, aš gavau, kad ten vyrai sėdi keletą personų, bet ne, ta moteris buvo. Ten tokių labai personažų ypatingų. Čia Panevėžytas kalėjimas. Šiaip labai įdomu, o yra dar, pavyzdžiui, kažkas, kas nebūtinai turi įvardinti tiksliai kas, bet ką planavai padaryti, bet dar nepavyko, kad ir šitas kalėjimas, žinai, projektas, ar turi tokią kažkokią, ar nelabai? Bet nenoriu išduoti, nes padarys kiti. Lietuvoje taip yra su žiniasklaida, jeigu aš parodau emigrantuose reportažą šį sezoną, kitą sezoną rodys kitos gyvenimo būdo laidos, tiesiog tas pačius pašnekovus pristato kaip naują. Grįžtam prie kalėjimų dar. Patinka daug kalėjimai. Esi buvęs kalėjime nors kartą? Kaip? Esi buvęs kalėjime? Aš esu areštinį 4 valandas sėdėjęs už batonėlį pavadžiu. Oi, bet viską mačiau. Kalėjime tikram nebuvai? Ne, batonėlį. Vienas komikas Lietuvos yra kalėjime sėdėjęs, 9 mėnesių Emilis Jokūbas toksai. Tai jisai gal nebegali pasakoti. Bet jis Vokietijos. Ar jisai fainas? Kaip? Ar jisai fainas Emilis? Geras bičias. Labai didelis bičias, labai rūbinimas. Aš visus žiūriu, šitus visus YouTube'e. Aš atsisiunčiu lėktuvose, žiūriu. Jūsų pokalbis. Ja, visi mes faini. Gerai, ten Emilijai tas Vokietijos kalėjimas paruošė iš tikrųjų. Jo, turi reikalų. Bet jis to įdomus labai, dėl to kalėjimo istorijos. Bet tu esi bendravęs su mulais lietuviais Pietų Amerikoje. Ir ką iš to gero gali atsiminti? Ar žinai, gal turi kontaktų, kuriam pavyko išlipti, grįžti į Lietuvą, gal gali ar ne? Ja, turiu ir tokių, su visa pagarba, bet didžioji dauguma tų mulų yra kvailesni žmonės tokie, atsiprašau labai. Aš negaliu tai vadinti. Gal iš aplinkų. Ne, iš esmės sistema yra tokia. Tu rūkai žolę, tavo dileris mato, kad tu esi bukagalvis.
ir tavo žolės dileris, taip čia beveik visais atvejais taip ir buvo, tavo žolės dileris sako, ar nori uždirbti 5 štukas eurų. Arba ten žiūri pagal tavo kišenę daugiau, 8 štukas. Noriu, tipo, skrisk į Peru, tau paduos siuntinį, atsiskraidink. Nu ir tipo skrenda. Bet būtent žolės taip pat? Ne, jau ne bet būtent žolės dileris taip pat. Jo, pagrindinė rūko žolė, dažnai labai durneliai pacaniukai rūko žolę, užsikabina ant to, nori daugiau. Tiesiog mane durneliai pacaniukai išvadina. Babkių nebeturi, žoliai ten paskolink, jau prasideda tokie paskolink. Tipo, mato, kad pažeidžiamas yra finansiškai. O tu daug su mulu bendravęs, kaip Markas geras mulas būtų? Ne, jis jau per daug ryškus, ne? Per daug smart. Ai, per daug smart. Ne, per ryškus, jisai šiaip tai atrodo taip, kad jo galbūt nepatikrintų. Nes ten, kur siunčia, tai, grinai tokius, kuriuos 100% nepatikrintų. Tipo, sakai, nepatikrintų. Pabandyk. Buvo viena šou verslo, tokia mergina iš kažkokio realybės šou buvo pagautagi. O kur kelio žvaigždės? Kur narkotikai buvo, į kurią vietą? Neatsimenu. Okay. Po kepurį. Baisiausia tai yra kairėje prezervatyvus. Tai tipo, jie dažnai plyšta ir tada viskas. Prezervatyvai turi tokį jau. Bet kuriais momentais plyšta prezervatyvas blogai baigėsi. Tai va, tai žodžiu, tai tuos užkalbina, nu ir varo žmogus gyvenime užsienyje, nebuvęs niekada niekur, jisai varo pirmą kartą į Peru 2 dienom. Kai paima pasą, tave muitiniai tikrina, nu, iš karto tave veda jau visą analizę daro, praskečia, viską patikrina. Ir šiaip nėra niekur pasaulio oro uostus tokia patikra kaip Peru, nes ten tikrina, nu, Izraelyje tikrina kitais būdais. Irgi labai nemaloniai, bet Peru tai ten tiesiog tu pridavinėjai lagaminus, tave uosto su šunimis. Kai tu priduodi lagaminą, ten vėl uosto su šunimis ir vaikšto agentai ir žiūrinėja. Tada, kai tu jau eini su biletais, jau eisi tą patikrą, kur tikrina ten visus skysčius metalus, ten vėl stovi agentai ir random būdu renkasi žmonės. Tu. Tada, kai tu atrodo viską praėjai, eini jau į lėktuvą, kai leidžia į rankovę, pro duris lėktuvo, ten stovi irgi po agentą ir paskutinės dalykas, tu rankovėje tave vėl su šunim visus uosto. Tai ten net man prasidėjo panika, aš galvoju, nes kalėjimuose tai prisiklausai istorijų, žinai, kad man įkišo, ten tokia moteris, tikrai atrodytų vienuolė, šventa moteris. Jis sako, man įkišo, aš čia Amerikos lietuvė, man įkišo, aš čia tipo tikrai nieko, ten 20 metų pasidinu, nes belen kokią pilną lagaminą vežė. Tai va, tai... Bet kaip įkišti pilną lagaminą, neprigrūs. Alpinai rankinį kažkaip. Tai aš galvojau paskui, tipo, o jeigu man čia įkišo, jeigu ką, tai viskas, niekas nepatikės. Tai patikra ten yra milžiniška ir tau stresas prasideda, tokį siunčia žmogui, man atrodo, specialiai pakiša, nežinau, koks čia planas, kame, bet, nu, tipo, neįmanoma. Aš to pakišimą irgi nesuprantu, tiesiog kam pakišti. Nu, tipo, statistika. Kaip šio po to pasiimti? Nu, taip esu girdėjęs teoriją, kad tipo, pakiša žmogui, tada tas žmogus seka, kitas žmogus jį visą laiką seka. Jo, jisai kaip nukeliauja, jeigu jam pavyksta, tada tas, kuris sekė, turi kontaktą su šalyje, atvaro į paėmą. Esmė tokia, kad tipo, jau lėktuve 2 pagavo, va šitos 2 pagavo, o tu su didžiaja doze praeini savo laisvai. Čia tokia. Bet čia yra žmonių teorijos, aš nežinau. Ir tada, nu aš mačiau, yra Starkaus dokumentinis filmas, ten buvo Laimis, tas vienas bičiukas ir toliau. Ne, čia Laimis pas mane buvo. Ai, pas tai Laimis buvo, gerai, tai vatsu, kad žiūrėjau. Laimis bičias iš Kaišiadorių rajono. Nemažiau fainas bičias pasirodė. Laimis nelabai laimingas, bet vis tiek. Jisai vadinasi Lucky Laimis, jį vadina Lucky Laimis kalėjime, nes jisai visada šypsosi. Sėdi kalėjime iki gos, gal bet Lucky esi vis tiek. Jo, ir jo istorija tai liūdna, nu, tipo, jis nuteistas, neatsimenu, beveik 10 metų ir per tos 10 metų jo gyvenime niekas nėra aplankęs. Visų tų žmonių istorija tokia, kad jis sėdi 10 metų kalėjime jo ir tau praneša, kad pas tave atvyko lankytojas. Nes aš nesitariau iš anksto, aš tiesiog variau per kalėjimus ir visada atvykdavau, klausdavau, ar turit lietuvių. Ir visi sako, taip, turi. Ne visi sako, rinkis, aukštą žemą nori kokį. Filmavas, man rodo, 4, o ten jau buvo daug, žymiai daugiau. Tai, nu ir praneša, ir ateina tas bičas. Pirmą kartą mane mato, jis nežino, kad čia kažkoks žurnalistas, tipo, aš sakau, žurnalistas, mes čia filmuojam, tipo, jis tikėjo, žinai, kad atvažiavo mama, turi cigaretę. Ne, jis ten, tipo, aš pradėjau ispaniškai su maniu kalbėti, sakau, aš nesuprantu ispaniškai, aš, tipo, pokyto, truputėlį, ir vis tiek, kaip tu nesupranti ispaniškai, kaip tu nesupranti. Nu, toksai, dabar jisai grįžęs yra, kai šiodarys. Ai, tavo pavyko grįžti, ne? Jisai grįžo jau. Nes ten yra labai bausmė. Bet ten iki sakė, nes vienas buvo pats tai ir pas Martyną, gal neatsimenu, kuris jau išėjęs apie 10 metų yra. Ir iš jo pasas yra paimtas, vis niekam negali gauti. Tai čia pas Martyną buvo.
Taip. Pas mane buvo kitas vyras, kuris pasodintas labai ilgam, nes tas žmogus, kuris verbavo tos dilerius, jūs du įkalbėjo, ne, ir tai jau skaitosi organizuotas nusikalstamumas, organizuotas iš karto gauni daugiau. Tai man to vyro buvo labai gaila, aš nežinau, ar tikrai jo istorija, bet esmė buvo tokia, kad buvo krizė 2009 metų, jo žmona draugė pastojo, jisai dirbo ten statybininkų, statybas sustojo, nebuvo babkių, jisai varė uždirbti pinigų, tiesiog vaikui, tam butą, namą kažką tai remontuoti norėjo pagavo ir jisai sėdi 12 metų ir viskas, ten jau žmona 100 metų Airijoje gyvena, vaikas jau užaugo, jisai nei matė niekada nieko. Žiauru. Nu, tai daug labai liūdnų istorijų. Bet kažkam pavyko laimį grįžti. Laimį pavyko. Nes jis yra lucky laimis. Laimis. Pagaliau Klišką atidirbo savo. Buvo dar moterų. Moteris, man atrodo, nei viena nesifilmavo lietuvė. Ja, Rusija filmavo. Lietuvės nesifilmavo visus. Jaunos panos. O, aš nepasidažys, blėt, čia matys dažnai... Lietuvoje, pamatys. Labai dažnai neščiom kiša, pavyzdžiui, Venezuelai, Margaritos saloj kalėjime tiesiog neščia. Nes mažiau įtartina ar daugiau telpa? Jos bičias jai kalbėjo, kad tu neščia, niekas netikrins. Nu ir tipo, gimė jos vaikas Margaritos kalėjime. Okay. Wow. Gal turėsim gerą futbolininką? Ir dabar ten iš vis labai įdomi istorija, kaip Muilo operoj tą vaiką iš kalėjimo įsivaikino lietuviškų šaknų, nu, tipo lietuvių dukra, gimusi irgi Venezueloje, jinai buvo Miss Venezuela kažkada, jinai lietuvė ir jinai įsivaikino tos kitos lietuvės vaiką ir tas auga su ta Miss, o ta mama sėdi kalėjime. Wow. Tai tu kaip ir nelaiminga, bet ir laimingai. Tai yra serialas. Tu savęs visame išvilgiai laimės šiek tiek. Taip. Teisingai, taip reikia. Gerai, tai lemba šiaip įkingi gal užsigom, bet kitos šalis yra užrašyta, tai Peru. Tu dar turi šalių čia? Peru. Mes čia kalbam, plepam. Narkotikai. Ir realiai galėjom. Tai ir aptarėme. Jo, einam ir vasės irgi Pietų Amerikos šalis, bet tu tą šalį labai paminėjęs, maros, 2019 metais, prie savo top šalių, tai yra Brazilija. Taip. Mano pirmoji šalis, kurią aš aplankiau perskridęs Atlantą. Bet irgi gana pavojinga šalis. Pavojinga, bet aš buvau pačiam pavojingiausiam Brazilijos mieste, aš to nežinojau. Ir man patiko ten. Jo. Vadinasi Fortaleza. Jis yra ant Atlanto kranto. Toks nelabai žinomas miestas, bet šalia jo yra miestas Paracūrų rašas. Ir ten varo visi kaituotojai iš Lietuvos. Ten turtingi Lietuvos verslininkai turi namus, toks kaimelis, jie vadina Little Lithuania. Ir ten toks kaimukas ir ten turtingi lietuviai tiesiog gyvena. Čia kas Nidoje neįperka? Jo, tai ten. Ne, šiaip ten labai pigu, bet ten labai pavojinga. Gerai, tai kodėl, sakykime, top šalis? Dėl to top šalis, nes pirma per Atlantą? Šiaip taip, nes emocija. Man daugybę metų buvo top miestas Barcelona, nes irgi tai buvo pirmas miestas, kurį aš pamačiau didmiestis su pležu, su daug spalvų, ten, tipo, vaibas geras. Tai dabar jau Barcelona gal nėra top miestas, bet daug metų aš sakydavau, kad Barcelona yra mano... Gerai, tu daug... Kada prasidėjo? Norėjai klausti? Ne, nesakyk. Kada prasidėjo tavo kelionė? Kiek tu jau metų esi aktyvus keliautojas? Nuo 2006 metų, kai aš įsidarbinau žurnalą. Žurnale mano darbas buvo, aš keliaudavau pas lietuvius, kurie užsienyje gyveno. Tuo metu nebūdavo jokių laidų. Mes vieninteliai keliaudavom kalbinti ten, kas mandarinų vyslėse dirba, kas Londone ten įsidarbino. Ir kaip tau vyko, nes... Čia vyresni žmonės patys atsimis, bet man įdomu iš mano perspektyvos. Tiesiog... Tu toks jaunas? Man 27 metų, taip. Bet kaip vyko tas virsmas, kai tu 27-28 metais dar keliavai su žemėlapis rankose? Kaip pasikeitė tau keliavimas, atsirado smartphone'ai ir prieš smartphone'us? Kiek tau metų? 30. Ja. O tau kiek? Aš nesijaučiu, kad aš esu vyresnis už jūs. Klausimu, nes aš su žemėlapis keliau. Ne, aš keliaudavau visada su Google. Aš tai nesuprantu, kad jūs klausite. Aš nesimokiau prie penketų. Kai man buvo 15, man vis tiek duodavo, kad man 40, nes aš esu tamsaus gimė, bet aš nesu toks senas, žinok. Markas įsijautęs yra vaiko vaidmenį. Aš matau, 27 nėra, kad jaunas, žinok. Ne, tikrai. Mano operatoriui yra ten 25 gimimo, tai kiek dabar 29. Jis irgi laiko save, kad jam 22, sakau, tai jau senis. Jaunas man iki 23 metų, o paskui 24 metų, surimtėkit visi. Pagaliau kažkas to pasakė, ne aš. Dirbkit. Šiaip Lietuvoje, tai jaunimui tikrai, aš visada visur šūlėse, univeruose linkiu. Man labai patinka Skandinavijos pavyzdys, Danija, Norvegija, Švedija, kad 15-mečiai ten eina dirbti, visi dirba Narvesonuose, kofeinuose tokiuose, visi dirba darbą ir mokosi, ne tik, kad babkės uždirbti, bet mokosi bendrauti su žmonėmis, daug dalykų. Tai va, tai 27, man jau... Bet tai 26 nebuvo smartphone, jau pažiūrėjai per Google Maps. 8 Google Maps buvo. Buvo, kompiuterį, bet ne iPhone.
iPhone nebuvo. Į sveikatą. Tai tu tiesiog pasižiūrėjai Google Mapsus, įsimindavai ir tada eidavai? Ne, taip jo, kai pirmą kartą Londone buvau, tiesa, atsiprašau, aš keliavau su tokiu šlankstomu tubo žemėlapiu. Tavo tiesa, jo. Nu tai va, blėt. Šuns dienas išdėjo. 8 jau buvo, viskas, žinai. Atstovėja. Blėt, šuns dienas išdėjo. Tai buvo su žemėlapiuku tokiu, bet su žemėlapiu popieriniu niekada nekeliaudavau, nes nekeliaudavau tiek, kiek dabar. Ir nemokėčiau keliauti su popieriniu žemėlapiu ir aš neįsivaizduoju, kaip tai daroma, nes man Markas įsivaizduoja, kad 2008 metais mes telegramus siūsdavom. O kiek ten ir dabar telegramus siunčiam? Kiek tau 2008 metais buvo? Ką? Kiek tau 2008 metais buvo? 11. 11. Bet aš šiaip jau vienas keliavau Italijoje, buvau Morazijų paskui mano. 11. Su palydinčia stardėse, kur būdavo. Okay, aš irgi esu keliavęs. Su stardėse į Italiją lėkiai 11. Faina moteris, bet dar dabar susirašau. Tu iš turtingos šeimos esi, ne? Tu iš turtingos šeimos. Pakankamai. Jo patėvis, aš kažkokį interviu kažkokį tai esu matęs. Mano patėvis buvo prie pinigų, bet nebuvo kažkoks milijonierius. Tiesiog upper middle class, sakyčiau. 11 metų siūsdavo į Italiją. Čia kaip amerikietiškose filmuose. Niekam čia nekeista, kad stardėsės kartu važiuodavo. Tai gerai. Savaitę atostogų, tipo su stardėse Italijai. 11 metų, va. Žmonės taip nuo šiam pradeda. Ne, blėt, stardėse. O ką tu veikėjai 11 Italijai? Pas giminės važiuosiu. Giminės ką? Ne, benai, stardėse, jinai mane paleisdo, padėvau gal savaitę laikus. Gerai, aš galvau čia kaip auklė. Šiaip būna, dabar auklės tai keliauja su pasiturinčiais jaunų. Aš jau viską įsivaizdavau, kaip tu toks mažas, taip su kostiumuku plaukai atgal. Sušukuoti, tai va, taip į lėktuvą tvarai, taip stardėse už rankos, taip pabam. Gražuolė, primink, kelintas skrydis būtų šiandien. Aš čia dar turiu Minecraftą pabaigti. Gerai, bet tu ką tik skadys, kad turi jaunimas dirbti. Aš žinau, kad pats dirbai labai nuo jaunystės, ne? Nuo 4 metų. Nuo 13. Nuo 13. Kurie darbai įsiminė jaunystėje tau labiausiai? Kurie buvo tokie sunkiausi? Kurie labiausiai užgrūdino dabartiniam gyvenimui? Nesunkiausi, tipo, jie visi tokie užnesantis, kur nenorėčiau dabar dirbti. Tai mašinų plovėjas. Aš irgi dirbu šitą. Lankstinukų dalintojas. O dalindai atsakingai ar... Jo, aš atsakingai šiaip dalinau, tikrai nežinau kodėl, įsivaizdavau, kad gal stebi mane, kas nors nežinau. Bet iš to darbo labiausiai įsiminė, dėl ko aš sakau, kad jauni žmonės turi eiti dirbti, bet kokius darbus, ledų pardavėjais būti, nu kažkuo tai. Nes susiduri su klientais ir pamatai daug tipažų žmonių ir daug iš to pasiėmė. Tipo, aš parduotuvėse šeštadienio rytais dalindavau kažkokius nuolaidų lankstinukus ir ten mane kažkokios tetos 30 metės siūsdavo, sako, eik tu nahui. Tipo, aš negalėdavau patikėti, tipo, aš duodu jai lankstinuką su nuolaida, jinai man sako tokį. Tai... O po to tiesiog supratai, kad čia kaunietis. Ne, bet šitie dalykai kažką duoda tau, man atrodo, tokia auklėjimo momentas, kad tu nenori būti kaip ta teta. Nu, tipo, iš mano pozicijos būdavo, galvau, kokia kvaila teta. Ir kad per tokį darbą turi suprasti, kiek reikia gerbti aptarnavimą personalą. Nu, tipo, aptarnavimas, tai man, nu, padavėjus, barmenais man patiktų dirbti. Aš visą sakydavau, kad barmeno darbas mano svajonių darbas. Aš niekada esu dalyvavęs projekte tokiam, man labai patiko būti. Ir laimėjai tą projektą. Ir laimėjau, aš kur tu čia viską žinau. Mes viską žinom. Ok, laimėjau tą projektą, jo. Man labai patiko, barmeno darbas, tai aptarnavimo darbų skirtingų labai yra. Tai yra, nu, viešbutyje, pavyzdžiui, aš galėčiau dirbti, man labai patinka, aš viešbučiuose beveik gyvenu, bet lankstinukų dalintojų nenorėčiau būti, nes, nu, blemba, ir draudimo agentų, man atrodo, būtų labai sunku. Kur čia nėra aptarnavimas, bet kai skambini ir išklausytų žmonių emocijas labai dažnai blogas. Bet dabar jau, žinok, nebesivadina lankstinukų dalintas, dabar marketingo specialistas. Šiaip taip. Bet aš žinau tą vieną faktą, kad daugybė Lietuvos komikų yra pradėję nuo šito... Call center? Call center, jo, tai Klajumas. Šuraivas dirbo ten. Šuraivas dirbo tame. TV šopė, jo. Jis dirbo Lenko, rusų skyriui. Visiškai kalba, Klajumas dirbo lietuvių skyriui ir dar kažkas dirbo, pamiršau. Dirbo kažkas dar. Ir tai duoda tikrai daug, pirmiausia, improvizuoti tu mokysi, nes ten teta kažką tau blogai sako, tu ten bandai atsakyti. Čia pradėjau raustinto tetą. Nu tai va, tai čia... Man nereikia, kodėl nereikia šaipų neturiu. Bet man patiko pastebėjimas su tipažais, kad iš esmės mokaisi rydintos tipažus ir kaip atitinkamai bendrauti su kokiu žmogumi. Ir po to tavo gyvenime tiesiog visur šitas reikalingas. Taip, nes yra labai daug žmonių, kurie tikrai daug pasiekia savo profesijose, bet visiškai neįgalų šitam įgūdžiui. Tai dėl to aš sakau, reikia siūsti visus jaunus žmonės kažką tai dirbti su žmonėms, su kitais žmonėms. Tai tiesiog reikia siūsti visus dirbti. Manau, kad reiktų švietimo reformą čia, kad tas vasaros atostogas nebeduot vaikams, o siunčiam visus kažkur dirbti. Ir dar vieną dalyką įveščiau kaip Amerikoje, kad viduriniai mokyklai būtų privaloma kartu su visų kursų, ką mokomės, teisės laikytis. Kad visi 12 klasių baigia ir turi automobilių teisės.
Pasakė žmogus, kuris neturi teisų, taip, nes aš neturiu teisų. Aš turiu konstitucinės. Prisimink šitą visą laiką. Ir man atrodo, būtų... Amerika, kai aš pasakau, kad aš neturiu teisų, tai žmonėms yra nesuvokiamas dalykas. Bet tada parodyk jiems tą manualą. Taip tą pavarų dėžę, ne automatą. Ir tada jie nemoka? Jie irgi nebeturi teisų. Viskas pasibaigia jų vairavimas. Okay. Kalba šeima, bet matėte dabar Palangoj, kur išgelbėjo vyrą gelbėtojai ir jis atpiso jam prodą, kad negalėjo jo gelbėti, nes jis yra suverenas, jį realiai išgelbėjo, kad jis kęst ir sako, aš neprašiau. Taip, Palangoje buvo nesėgur, jis sako, aš neprašiau, sako, kaip, aš niekam nepriklausau, jokiai valstybei, niekam, aš tiesiog esu. Ir bičas stovi, kur atrodo, ble, kad jam net namų adresas nepriklauso, ble, jis tiesiog jis kažkoks neadekvatus, tipo. Labai daug keistų žmonių, tai yra labai daug skirtingų keistumų, bet jeigu jau labai yra keista ir nebesuvoki jo pasaulio ar pasaulėžiūros, aš dažniausiai įjungiu, tipo, savo, aš negirdžiu, nematau. Per kelionės jis susidūręs, nes būni svetingos... Su keistais žmonėms pastoviai. Bet turiu meni, kur būna svetingose šalyse, labai kviečia į svečių žmonės. Taip. Yra buvo, kad užėjų svečius, ble, nereikėjo čia ateiti, čia tikrai nereikėjo ateiti. Ne, žinok, kai eini ir galvoji, kartais galvoju, kuo viskas baigsis, bet kiekvieną kartą, kai nueini svečius, jeigu jau kviečia svečius, būna labai įdomiai. Baigęs viskas labai įdomiai. Kiščiausia turbūt istorija yra buvus, kai ėjau tiesiog Rusijoje, Sankt Peterburge, dar prieš visus karus, filmavau rajoną, kur buvo filmuojamas tarp lietuvių populiarus serialas Peterburgski bandyti. Aš nesu matęs serialą, bet jį ten filmavo tam rajone. Ir žodžiu, garažuose susipažinau su kažkokiu vyru, kuris mane sako, varom į svečius. Tai jis galėjo mūsų sukapoti gabaliukais, bet jis nesukapojo. Jisai paskambino savo žmonai, ta žmona su halatu, mus pasitiko prie durų, mes su kamera filmuojam visą tą situaciją. Ir mums ten koldūnus pradėjo minki tešlą, virt koldūnus, kažkokius burokėlius ten užmaišė. Tai tas labai įdomu, tada jie pradėjo pasakoti savo gyvenimo istoriją, kuri ten komiška, tiesiog atrodo, kad tu esi kažkoje komedijoje ir kad negali būti tikra. Jie apsiženijo rajone, nežinau, koks yra rajonas Klaipėdoje mikro. Mogiliovas. Kažkoks, Mogiliovo striptizo klube apsiženijo, susipažino statybose, jinai buvo prarabė, jisai ten statybininkas. Bet čia jau su tokiam prarabę, jinai? Jo, viskas absoliučiai neįtikėtina. Kur tipo kalba grinai kaip iš kažkokių tarybinių sovietinių komedijų. Visko būna. Klaipėdai yra buvę literaliai vestuvės kebabiniai. Terminalo koldūnos yra vestuvės buvusios. Jeigu su smokingu, su suknelė, hebra tiesiog didelį per pusę valgė. Ir su pikantišku padažu. Aš tokias istorijas labiausiai. Ne, jinai norėjo šisnakinius į pikantiškų, taip ir susipyko ir išsiskyrė vietų iš karto. Gerai, sakyk, kad būna keisti žmonės, dar irgi prašau norėjau paklausyti klausimą, tikrai esi susidūręs ir situacijose su valstybės jėgos struktūrom. Yra buvę su vietinė policija kažkokas irgi labai įstrigo, kokie pareigūnai sunkiausiai kalbami, kurie pareigūnai geriausiai kalbami. Yra buvę šitų situacijų, kad reikia pagalbos prašyti pareigūnų? Pagalbos yra tekę, bet ten dažniausiai pribėgi prie policininkų, kai puola kas nors ir viskas, to net neprašai nieko. Bet mūsų dažniausiai tai barą, kad mes filmuojam kažką, tai leidimus. Londone, pavyzdžiui, sunku filmuoti, nes daugybė vietų yra kažkokia draudžiamų. Pavyzdžiui, prie London Eye, to apžvalgos rato, negalima filmuoti. Daugybė vietų negalima filmuoti. Tai daug kur su tuo, tai pagrindinis dalykas. Bet kad mus ten uždarytų, išvežtų, nėra buvę. Nėra galbūt apvogę, pavyzdžiui, reikėjo ieškoti. Apvogę yra buvę, irgi tam pačiam Londone, nieks nereaguoja. Tipo, į vagystę šiaip dideliuose miestuose nieks niekada nieko nereaguos. Tipo, ten užrašo eilę ir 100 metų. Čia gali būti problema, bet jeigu kitų kampų pasižiūrėti. Kaip galimybė geras. Tai skamba kaip galimybė. Bet aš dabar pridėjęs visokių sekiklių, visokiausių įmetęs. Varytum pats ieškot, norėtum veltis į tokį. Žinai, kai užverda adrenalinas, tu tipo negalvoji. Aš kaip pradedu filmuoti ir mus ten kas nors puola, man įsijungia kažkoks irgi personažas, kaip tai sakė, keistai atrodo, kai aš ten einu prie žmonių ir vardinu čia, kad kažkas, aš nematau, tada šviečia mane operatoriaus lempa ir aš negalvoju, tipo, kas čia bus toliau. Ir nelabai yra pasirinkimo, nes vis tiek turi sukurti turinio vienetą ir tiesiog paprasčiau yra, kai tiesiog įjungi tą. Tipo, mes jau filmuojam, tai kas bus, tas bus.
Bet aš visą esu pasakęs, jeigu aš mirsiu darbo vietoje, tai čia bus laiminga mirtis, nes mano gyvenimas yra mano darbas. Įkelkite YouTube. Čia demotivacija. Ne, čia tipo... Jeigu mirksiu kelionėse, neliūdėkit, nes aš šypsojaus. Ne, čia rimtai. Aš dievinu savo darbą ir ką aš bedaryčiau ten darbę, jeigu taip jau nutiks kažkada, tai viskas gerai. Esi dar pasakos, kad mirė žmogus lėktuve, kuriame skridai. Taip. Kas ten buvo per įvyks? Aš miegojau. Aš buvau užgėręs Skamba kaip kalėjimo, tu man pusę tabletės migdomai buvau užgėręs ir aš mačiau, kad vyksta lėktuve kažkokie neramumai. Neramumai, aš vis atsikeliu iš to migdomojo, žiūriu, kad ten kažkas bando laužtis į tualetą. Tada girdžiu doktor, kviečia doktor. Tada vėl užmiegu, tada pabundu, matau neša lavoną. Viską, ką aš dariau, aš vis pabundu ir matau, kad kažkas vyksta. Mano žurnalistinė, aš vis nufotkinu. Aš paskui mačiau, pabudęs jau, žiūriu, kad fotkės yra. Vis nufotkinu, tada matau neša tą lavoną, aš irgi nufotkinu. Tada mes nusileidžiam lėktuvą, šalia draugas sėdė, kuris negeria migdomo, jisai strese yra, visas sunerimęs. Bet aš sakau, kur mes jau atskridom, tipo, mes į Varšuvą atskridom iš Los Andželo. Sako, ne, aš tada, kur mes esame, jis negali, jis piktas ir nelaimingas, visas strese, kad mirė žmogus. Aš nesuprantu, įsijungiu telefoną, welcome to Canada, tipo, mes atskridom į Kanadą, kažkokiam ten mieste. Avarinis nusileidimas, išneša tą lavoną, mes skridam toliau. Tai aš nepriėmiau to labai dramatiškai. Akivaizdu. Kodėl mirė žmogus, aš nežinau. Pada tiesiog fotkas, o taip žiūriu. Bleu, čia tai sapnas buvo. Bet toks jaunas. Interneto komentatoriai komentavo, kad jis buvo narko dileris ir jam trūko prezervatyvas. Aš nežinau, ar tai buvo. Nemanau, bet gal tai galėjo tai būti, aišku. Iš Los Andželo į Varšuvą. Iš Los Andželo į Varšuvą vežė narkotikus. Gali būti. Gali būti, jo. Nes galėjo iš Kolumbijos atskristi į Los Andželą. Bet nebūtinai. Čia vienintelis yra... Nes mirt galima šiaip dažnai. Daug, kiekvieną dieną žmonės miršta. Dabar kažkas mirė. O yra skrydis buvęs, kur galvoja, kad krisit jau 100%, kad jau baigęs tavo gyvenimas tam skrydį? Daug kartų. Per visokias audras, kai žaibuoja, į sparną žaibuoja. Yra tavo lėktuvė sėdės, kirdė žaibas? Ir kaip būna, aš tai to bijau labiau. Kaip nieko nebus iš viso, skrendi toliau. Lakūnai, tu pasakytum, kad nieko. Kas tu galvoji būtų? Visą žaibas orius įsukau. Atrodo visai, kad viskas nukris. Man visai pradeda kratytis, kažkas vyksta. Tai man visai atrodo, kad jau čia gali baigtis viskas. Aš tada darau tą patį, užsidedu ausines ir pasileidžiu Coldplay. Kokią dainą turi ar šiaip bet ką? Gali kurią. Nu, ten aš tiesiog jau to įmirsti. Pera. Ne, taip ir yra. Tipo, jeigu mirsiu su daina ir kažką tai. Bet yra buvę, kad moteris man labai įsirėžusi, labai bijojo. Aš sakiau, viskas gerai. Koks tavo vardas, ką po skrydžio veiks? Ką vakarė? Man čia patinka skraidyti ir man patinka mini turbulencija. Kai jinai būna labai didelė, nepatinka. Aš dar, žiūrėk, pirmoji daly norėjau paklausyti, pamiršau, man įdomu, kai tiek daug keliauji, tau nebūna, kad tu naktį pabundi ten į tualetą ar kažkur ir pradedi galvoti, kokioje tu šaly. Jo, tai čia dažnas. Yra neštas. Dažniausias dalykas, kad aš pabundu, nesuprantu, kur aš esu ir su kuo aš miegu. Antras ir man būna. Su skirtingais operatoriais aš miegu. Ir skirtingos šalis. Ir kadangi per savaitę būna, kad aš filmavau emigrantus kur nors ten Škotijoje, o dabar skridau su kitu operatoriumi filmuoti į Indiją, pavyzdžiui, ir truputį nesusiveda. Galvoja, ne kas čia, su kuo esi. Kurioje vietoje, jo, tada greitai atgamini. Čia būna, žinai, vyrai, moters vardo neatsimena, kur tiesiog būna čia ir kitoks operatoriaus vardo neatsimena. Kas tu toks iš kur tu esi? Gerai, einam tada prie antros dalies irgi uždarimo. Su Benu pamastėm, kaip žiūrėti antrą dalį, aš galvoju, reikia paklausti tavęs, kiek tu pažįsti savo kaimynus. Pasaulyje daug jūsų esi matęs. Tikrus kaimynus? Taip. Mūsų, ne savo namo, ne namo kaimynus. Jūs mano rajono kaimynus. Čia būtų biškai keista. Jūs abu gyvenat Naujamiestyje, ne? Tai mes sporto salėje pasavome. Mes susipažinom sporto salėje ant batų užsidėjimo suoliuko. Aš galvoju, kad jūs susipažinote, tiesiog, kad jisai sėdėjo ant suoliuko ir skrolino telefoną pusvalandį. Jisai labai fainai priėjo prie manęs, aš dėjau batus, jis jau buvo užsidėjęs, išėdinėjo ir sako, kad jo mergina, eks turbūt, ar dabartinė? Dabartinis, kad gerai. Čia, žinok, rytoj gal kitai bus. Čia daug, čia greit dalykai keičiasi. Kad žiūri mano laidas, tai labai fainai, mes taip susipažinome ir mes dažnai sportuojame. Iš tikrųjų, tai jis pats žiūri, tiesiog nebuvo pamoina pasakyti. Ne, čia mergai žiūri, aš tai prie kompo dirbu visą laiką. Čia, kai aš norėjau rūžą vaikosą nusipirkti, tas pats buvo. Tai jau ir sakau, turi rožinį, tai pačiu mes paprašė nupirkti. Ir tas sako, ne, tik juodas, kodokit juodas. Gerai. O Benas apsipirkinėja mano Maksimoje dažnai. Savo Maksimą turi? Savanorių? Ne, Mindaugo.
Tai Mindaugo? Ne, žinok, sumaišėjau mane su kažkuo kitu. Ne, esi buvęs? Nes tokių kaip aš esu yra labai daug. Panašiu, ne? Man 5 kartus per Ne, dieną. ten galbūt Artas Macijauskas buvo krepšininkas toks yra jau. Aš turiu tiesiog tą lietuvišką išvaizdą labai. Okay. Tai va, ne, bet ne, tikrus Tu nebūni Maksimui? Mindaugo? Ne. Ok, tada sumaišėjau. Gal esu buvęs, ne gal, esu tikrai buvęs, bet nėra, kad dažnai. Tai kaip ir sakiau, apie mūsų, manau, nematau nemažai visai, žinai, tai žiūrėsim, kiek žinai apie Latviją. Jo, mes tiesiog nusprendėm, kad duosim tau testuką iš 10 klausimų ir turim užduotelę sugalvoję. Jeigu atsakai, mes kaip studentai, 5 teigiamas, tai jeigu atsakai 5 arba daugiau, tai tada viskas ok, paleidžiam tave į laisvę. Graži kepurė. Pirkau Latvijų. Bet jeigu atsakai mažiau, tai turi užsidėti šitą kepurę, pasidaryti selfie ir parašyti storiuose savo. Tuoj paskaitysiu, kad būtų... Ilgas tekstas? Ne, nelabai. Tikrai nelabai. Neuždenk rėmėją, čia dėk. Turėtum parašyti tokį tekstą. Per savo gyvenimą apkeliavau daug vietų, tačiau niekur neradau kažko panašaus į Latviją. Nuostabus paplūdimiai, visada besišypsantys žmonės ir aišku, skaniausi šaltibarščiai planetoje. Labai gerai. Tai jau, čia gali tiesiog mūsų viso šalies identitetą sutrypti vienu storiu, tiesiog paimti ir Latviją. Kadangi dabar yra šeštadienio vakaras, manys, kad aš esu išgėręs. Yeah. Pagrindinis Lietuvos keliautojas pasakys, kad skaniausias. Jeigu dar tokie posai nusifotinsi, tada tikrai vas, kad trūkėsis. Gerai, važiuojam su klausimu. Gerai, važiuojam. Gerai. Pirmas klausimas. Koks yra seniausias Latvijos miestas, žinomas... Super. Nėra tokio miesto. Taip, bet čia nebus lengva. Aš kažkaip įmanoma atsakyti, čia neįmanoma. Super. Neįmanoma. Koks yra... variantai. Variantai. Bus. Koks yra seniausias Latvijos miestas, žinomas dėl savo viduramžių architektūros ir pagrindinės prekybos vietos? Variantai. A. Ryga. B. Ciesi. C. Liepoja. Ne, žiūrėkit, savo atsakymais pabūkit dabar visi tyliai, savy, tipo. Draugam jau sakykit, bet Brita Kuzak tiesiog sugadino žmonės. Gerai. Ryga, Ciesi, Liepoja. Ryga. 1-0 mūsų naudai. Ciesi yra miestas, jo. Aš buvau specialiai kažkaip nesąmonė. Jo, po vienu. Antras. Gerai, antras klausimas. Kuris latvių kompozitorius ir pianistas žinomas už savo kūrinius? Žinomas už savo kūrinius klasikinėje muzikoje ir suteikęs svarbų indėlį į Latvijos kultūrą, taip pat buvo Latvijų nacionalinės operos įkūrėjas. A. Jazaps Vitolis. B. Kristaps Porzingis. C. Andris Biedrins. Ne, man nežinau. Aš gavau ten tas, kur laimai vaikuliai, kažkokia dainas, kuri. Ne, skaitau tik variantus iš naujo. Gerai. Jazaps Vitolis, Kristaps Porzingis, Andris Biedrins. Gerai, tai antras atkrenta. Tai pirmas. Teisingai. Jazaps Vitolis. Šiaip įdomu, Adeliai trečias irgi krepšininkas. Taip. Žinomas labai. NBA žaidė. Seniau, dabar jau nebelabai aktualus. NBA. Gerai, trečias. Kokia latviškos kultūros tradicija, žinoma kaip Janį, simbolizuoja saulėgrįžas ir apima dainavimą, šokius ir vainikų mezgimą? A. Ugnies šventė. B. Peršokimo šventė. C. Vasario šventė. Ką simbolizuoja? Žinoma kaip Janį, simbolizuoja saulėgrįžas ir apima dainavimą, šokius, vainikų mezgimą. Ir variantai dar kartą? Ugnies šventė, peršokimo šventė, vasario šventė. O dieve. B turbūt, ja, antras. Peršokimo šventė? Taip. Ką, tiesiog, hebra, peršokinė. Per laužą. Sako, lievai pašokom, reikia peršokti. Nes vasario šventė, vasario mėnesį negali būti saulėgrįžų, kas ten... Tai tvirtini variantai. Ugnies šventė, peršokimo šventė. Ugnies atkrenta, nes prieš tai buvo teisingas atsakymas pirmas, tai nebus kitam klausimui. Blemas, tai kaip studentas, kur nesiruošė. Aš mokyklai šitą logiką bandžiau ir man nesisekė. Ne, bet pas jį tikrai bus taip. Nu, žinok. Antras. Dėja, ne. Yra ugnies šventė. Nu, taigi, Janį, Joninės ugnies šventė, tai 2-1 mūsų naudai. Ne, aš galvojau, kad tai bus, bet galvojau, kad nebus įsudėjęs, kad abu pirmieji atsakymai. Man taip su lažybom gyvenime būdavo užsiblogau, nes tai galvojau, kad bus taip, kad būna atvirkščiai. Turi bėgtas ketvirtas šuniukas tikrai. Jau Prita kart nebėgo, dabar jau bėgs tikrai. Gerai. Tavo eilė, ketvirtas. Tikrai? 2-1 mūsų naudai. Latvija žinoma dėl savo plačių miškų. Kokia procentinė dalis Latvijos sausumos ploto yra padengta miškais? A. 32%, B. 52%, C. 72%. 7 tai būtų per daug.
Blet, ar jūs mokat patilėti, aš nesuprantu. 50. 50 gali būti. 50%. Teisingai. Teisingas Du. atsakymas. Rimtai, Du, wow. taip. Taip. Šiaip Latvija miškinga šalis. Pusė šalies miškai yra. Daugiau nei pusė. Kaip Kanada. 2%. Akcinis paketas priklauso. Miškam. Jo, gal 6 meškas turi netgi. Jokinga, man šiaip jokingas koinzas, kad, pavyzdžiui, yra 6 meškos šaly, atrodo, kad jos galėtų... Kiek Lietuvoje yra miškų? Viena kartais užsuka iš Baltarusijos. Štai geri. Tiesiog gal turi antrą šeimą Lietuvoje turi, gal tiesiog, žinai, tiesiog, kad... Maros, jeigu 6 yra meškos Latvijoje... Sako, nefilmuok mešką. Nefilmuok. Per žinias, blėt, nerodykit! Nerodykit, šitą nerodykit. Maros, jeigu yra 6 meškos Latvijos, kokį podcastą turėtų kažką, blėt, tipo, kur vestuvės ves, nu, blėt, jis žinomas turėtų būti. Gerai. Kuriame metų mėnesyje buvo paskelbta Latvijos nepriklausomybė 1990 metais? Rugpjūtį. Kovo, gegužės, rugpjūčio. Rugpjūtį. Teisingai. 3-2, ne? 3-2, jo. Veržiasi prieki. Close game. Šventės nepriklausomybė. Taip, kelintas dabar? Dabar bus tavo 7. Ne 7. 7. Jeigu 3-2, tai 5 tik buvo. 6 dabar. 6. Sumaišiau su Taivanu, atsiprašau. Tai tu praleidai vieną klausimą, tai aš skaitau 5. Tu skaitysi 7. Gerai. Kuris istorinės vietos objektas Latvijoje yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir garsėja savo funkcionalizmo architektūrą? O kodėl klausimai tokie rimti, kodėl nejuokingi? Nes jisai tingi galvoti ir duoda... Nes Latvija baisiai nejuokinga šalis. Čia GPT sako. No, Ne, nes čia Latvija labai nejuokinga šalis. Ir... Normalus klausimai. A. Jelgavos rūmai. B. Rygos senamiestis. C. Rundalės rūmai. Pakarto klausimą, labai greitai klausimą. Jam nepatiko kažkas. Dėl to, kad negalvoja klausimą. Rundalė. Aš nežinau, kas čia teisinga, nes tu Ai, čia nepažymėjai, neatsimenat. Ai, dėl to ir praleido tą klausimą, nes Ne, Rundalė yra neteisingas atsakymas. neteisingas. O koks teisingas? Rygos senamiestis tiesiog. Rygos, Taip, okay. UNESCO pasaulio paprašiau paveldo negalvoji. 3-3, ne? Bet Jo. viską jisai ruošiausi, tu nieko neruošiai, jisai Ruošiau. klausimus. Ruošiai ką? Nu, Jis sėdi pizdavojai, o bet pats... Aš sceną surinkau. Ai, gerai. Jo, Benas tas lemputės kabino 3 dienas, blė. Į Viktoro intervą žiūrėjau su Rolu, jisai sakė, kad jisai geriausias menedžeris Lietuvoje yra, kad jis viską gali suorganizuoti. Taip yra, jo. Šunuolis. Pabloki Markui. Kavoku tavo. Gerai. Kuris latvių poetas, laikomas moderniosios latvių literatūros pradininku, yra žinomas dėl savo poezijos apie gamtą ir tautinį identitetą, taip pat dėl savo kūrinio Laisvės diena? A. Rainis. B. Artūras Žagaras. C. Janis Strelnieks. O pirmas Reinis? Rainis. Rainis. Tas iš tavo 3. Mindaugas Rainis. Nebedirba jau. Ai, nebedirba. Rainis, tada kitas. Artūras Žagaras ir Janis Strelnieks. Strėlininkas tikrai ne? A, čia, Reinis. Taip, Rainis. Ačiū. Ką, 4-3, ne? 4-3. O, čia viskas sprendžias kaip į tą. Aš pirmauju? Jo. Jo, 9 dabar to. Okay. O tie kiti kas, žinomi krepšininkai vėl? Jo. Okay. Vienas Žalgiris žaidė, Pakankamai. kitas dabar šį sezoną Wolves žaidė. Okay. Man su krepšininkais yra taip. Aš žinau, Mano aš kažkaip- draugas buvo Lietuvos krepšinio rinktinės marketingo vadovas ir mane pasamdė viena firma pakalbinti tos krepšininkus. Skrajutės dalino. Man yra su krepšininkais lygiai taip, man yra, nu, tipo, aš jais žaviuosi, kaip jie laimi ar nelaimi, nesvarbu, šaunuoliai, pagarbą aš turiu, bet aš jų visiškai nepažįstu, absoliučiai, ir man, tipo, kai jūs kažkas tai miršta dėl tų krepšininkų, kurio nesifotkinu su jais, tai man taip pat, kaip čia atvažiuotų Latvijos baleto trupė, nu, tipo, man jie vienodai, ar krepšinio Tai rinktinė. normalu, aš ir įsivaizdavau, kad tu tikrai labai daug turi ko Aš žinau domėtis 5 krepšininkus, kuriuos pažįstu asmeniškai. O, kaip Kuzminską, pavyzdžiui, pažįstu. Kaip manai, kas teliką sudaužė? Teliką sudaužė. Ne, ten kažkoks... Čia skandalas buvo, kad prisigėrė. Aš šitą skaičiau, aš sakau. Ne, kas Kuzį sudaužė, bet Įvykius jisai su fingalu buvo. Čia man įdomiau yra, nes Maros ten irgi, kad yra gandai, kad ten tarpusai kažkas Bet ten iš vis užmetė. kažkokių jaunų yra, aš nežinau ne vieną. Jo, aš girdėjau gana, kad Dimša užmetė Kuzį. Kažkur čia tas ganas komentaruose, tai pakrepšinis net. Ne, kirpėja, paskui man. Ai, okay. Gerai, važiuojame į kovą, nes įtempta. 4-3 jau. Jo. Koks yra tradicinis latviškas stalo patiekalas, kuris gaminamas iš raugintų kopūstų ir laikomas svarbiu Latvijos kulinariniu simboliu? A. Kartu puiši. B. Tiskimarški. Kaip? Tiskimarški. Tikskimarški. C. Šmikišmaki. Čia jau nebesugalvoju variantų. Šmikišmaki. Apdrūgo, gal šį išmakė.
Oriu, pamatyk, eiti iki Latvijai, barsiai man vieną šmikį. Pažiūrėsim, ką sakys. Pala, dar kartą. Primenu, kad Pirmas variantas kokie? Kartu puiši, tiski markši. Kažkaip man lenkiški pavadinimai. Kartu puiši. Mes visi iš tos šalies atsiradę. Kartu puiši. Pirksi tiski markši. Piski makšti. Ne, čia kaip kalbėdėjau. Čia lietuvių tradicinis. Tai piski makšti. Ką? Piski makšti. Čia lietuvių homofobų patiekalas. Ja. Tik į makštį. Deja, keliamės į lemiamą tašką 4-4, tu neteisus. Atsakymas buvo kartu puiši. Kartu puiši. Jo. Gaila, kad nešmyk iš Maiko pasakys. Sprendžiasi likimas, ne? Jo. Šmyk iš Maiko. Ir toks ganėtinai simple klausimas, tikrai nebus čia nieko juokingo, reiks tiesiog pabandyti sugalvoti. Šiaip nebuvo nei vienas klausimas. O šiaip pala dar prieš užduodant, pavyzdžiui, žinai, kad Latvijoje legali prostitucija. Jo? Nes man čia buvo toks įdomus faktas. Rimtai? Jo, taip, visiškai šalia mūsų legalų. Nežinau. Prašau, gerai, tiesiog toliau, važiuojam. Po šito podcast'o turizmas Latvijoje, na, guli. Panevežys liūdina. Prie ko čia Bahreino? Gerai. Koks didelis... Tiesiog pasakė, koks didelis. Ne. Koks didelis renginys, turintis tūkstančius dalyvių ir laikomas esminiu Latvijos kultūros ir identiteto simboliu, buvo pradėtas minėti 1873 metais. Nu, tai čia dainų šventė lietuviška versija, tai ne? Tai realiai, kai vadinasi tiesiog Latvijos tautiška šventė. Ne, nu bet taigi vadinasi tiksliai. Taip. Latvijos tautiška šventė, Latvijos dainų ir šokių šventė, Rygos muzikos festivalis. Dainų ir šokių šventė. Taip, tu laimėjo. Yes. Tu laimėjo. Šaltekai geriausi Lietuvoje. Bet aš to noriu pasimti. Bet kepurę padovanojo. Ką? Padovanojo. Kepurės? Pasim. Ačiū. Jis taip Markas postą, jo. Pagaliau, taip, nes jam Mačiulis, taip, Jonas padovanojo Maiką su Dončiaus parašu, taip, pagaliau dabar tu neteksi kažkas, kas tau brangu, nes tau labai džiaugiais tą kepurę. Šiaip Oriu, šitą kepurę buvo bangos afterį, žinau. Tai tu būsi bangos afterį. Adžiai, jie nešioja jau. Vieną dieną buvau užsidėjęs jau. Va, Mačiulį pažįstu. Bet žinai, kas gali būti, kad nudažė biški vidų jam plaukai. Pažiūrėk, nėra normaliai? Normaliai, gerai. Tai gerai. Atrodo kaip nauja. Šaltibaršiai išgelbėti, teisingai. Skaniausi šaltibaršiai vis dėlto Lietuvoje. Tai tikrai noriu padėkoti nuoširdžiai, nežinau, ar įdomus pokalbio tikrai, bet labai klausėtės, niekas netrukdė dalyvauti, labai ačiū. O jei neįdomu, būna pradeda trukdyti? Ne, mes galime. Ne, būna, kad į renginio galą, tu darai renginį ir tu girdi, kad galas jau pradeda šurbuliuoti, nepradeda užsakyti. Aš dėl tų Latvijos klausimų bijojau, iš tikrųjų, kad tai gali būti. Kad jau žmonės... Ne, bet labai gavus close game, kas yra žmonėms svarbiausia. Taip. Ne, geri klausimai, buvo tikrai šunolistų. Taip, dėkui. Ne, jis, jūs tos klausimus sugalvoja. To visą laiką rasim viską numenkinu, mane aš suprantu. Nenumenkinu, tiesiog būk atviras, tada bus su kitais tu materi. Atstoki kolega, ne, atstoki kolega. Ne, jis tikrai pasiruošė šunolis. Pasakyk, ar tu sugalvoji. Kaip? Pasakyk nuo širdžiai, ar tu sužiūrėk akis ir pažiūrėk. Ir pasakyk. Žiūrėk, aš sėdėjau... minučių, bet sėdėjau minučių. Kol sugalvoji, kad reikia ChatGPT pagalvoti. Ne, aš su ChatGPT dirbau minučių. ChatGPT variantas šmyk iš makį? Ne, aš pakeičiau variantus pagal save. Gerai, iš tikrųjų, tai baigiant jogos, tai ačiū. Aš ChatGPT naudojusi kaip pagalbą, bet aš visą laiką jam sakydavau, kad netinka, perdaryk, neįdomu, ir aš atrinkinėjau, aš tada keičiau variantus. Ar nepavargai? Aš redagavau, kaip? Nepavargai? Pergau mėgau. Ne, dabar reikia nusigert man iki žemės, nes taip pavargau šitos. Gerai, tikrai, žiauriai ačiū, renginys buvo labai įdomus, vienas mūsų ilgesnių. Ačiū labai pasivogyti. Big round of applause Orijui, kad žmogaus nereikia kalbinti, tiesiog pats yra skrinė įdomių istorijų, tai Orijui daugiau energijos. Padėkokit Orijui. Ačiū visiems labai. Dar nufotkinsiu. Taip, ačiū jums labai visiems ir visi atsistokim, nes užbaigsim vis tiek su malda renginį užbaigsim. Ateikit. Jo, maldelė. Ačiū, aš irgi grįžęs. Ačiū. Turi? Jūs grįžot, jūs nebuvot pradžioje antros dalies. Buvo, šitos kėdės buvo tuščios, mes įsigandom, kad jums buvo neįdomu. Neturi, Mark. Ačiū. Kaip? Neparuošęs. Blemba, ne, aš tiek prisaugęs. Daina bus? Ne, jis maldelę norėjo tokią. Jo, norėjau pasakyti maldelę, bet... Toj, atsistojom. Radai? Kas čia bus? Taip, toj surasi, gerai. Mūsų, kur esi danguje, tarp šventas į Kristaus duoną valgysime ir melsime šiandien už mūsų sielas,
už mūsų piktadarybės, už kurias padarėm blogą, melskimės ir būkime geri. Už mūsų nuodėmes melskimės Dievui ir sakykime, kad mums atleistų už visus piktadarybės ir ką padarėme viešpats. Amen, už mūsų piktadarybės, ačiū visiems. Taip, viso. Ir taip pat noriu padėkoti Utenos Radler, naujas skonis, mango skonis. Kas norit pasiemti, kas norit? Norit? Prašau. Naujas skonis, kas norit atsigaivinti, Utenos Radler.